Atrodo, apie dantis žinome viską, bet klausimų apie jų sveikatą, priežiūrą, apie gražią šypseną niekada netrūksta. Todėl šiandien tinklalaidėje be recepto pasikalbėsime su gydytoja, dantukų fėja, odontologė Laura Šležienė. Pirmoje tinklalaidės dalyje aptarsime viską, kas yra susiję su vaikų dantų sveikata. Pradedant pirmaisiais dantukais, jų priežiūra, baigiant galvosūkiais apie dantų pastą, šepetėlius ir netgi sąkandį. Antroje laidos dalyje pasikalbėsime apie viską, kas susiję su gražia šypsena. Sveiki, gydytoja. Labas, Rasa. Pasikalbėkime apie vaikų dantis nuo pradžių, nuo paties pirmojo dantuko atsiradimo. Rodosi jiems net neprasikalus, kai jų net nėra, mitų apie tai, ką daryti arba ko nedaryti, yra daugiau negu daug. Ar įmanoma užtikrinti kūdikio dantų sveikatą ir stiprumą, kai to dantuko net nėra burnoje? Ar mamos besilaukiančios moters mityba gali turėti tam įtakos? Vargšės mamos, nes dažnu atveju daug kas yra nurašoma ant jų, taip, kadangi nėštumo metu gali būti toksikozės, gali būti nepilnavertė mityba. Tikrai... Toksikozė, pasakysiu, paaiškinsiu, tai yra vėmimas, tiesiog paprastas vėmimas. Paprastas vėmimas, taip, bet iš moters organizmo kaip ir gali išeiti tie gerieji dalykai, mikroelementai ir, aišku, tuomet ir vaisius negaus jų pakankamo kiekio. Ir pieninių dantų vainikai pradeda formuotis jau 14 nėštumo savaitę. Tai reiškia 3 nėštumo mėnesį. 3 nėštumo mėnesį pradeda formuotis emalis ir jis formuojasi pieniniuose dantyse nuo tos nėštumo savaitės 14 iki vaikui sueina metai. Vadinasi, mamos mityba, mamos gera savijauta daro didelę įtaką vaiko dantų būklei. Bet labai didelę įtaką daro mityba ir priežiūra. Tai vadinasi, mamos mityba, bet ir vaiko mityba. Kai vaikelis gimsta, kuo mes jį maitiname ir kaip tėvai prižiūri dantukus. Tai visgi ne genetika apsprendžia tą pagrindinį dalyką, bet kaip mes, tėvai, vėliau prižiūrime dantis, kiek skiriame tam laiko, resursų, priemonių ir panašiai. Tai reiškia, jeigu aš nėštumo metu vėmiau, tai aš galiu labai nesijaudinti, kad mano vaiko dantis bus sugedę. Aš galiu tai pakeisti dar ateityje. Gali dar pakeisti tą ateityje, nereiškia, kad jau bus visiškai blogai ar kažkokios pasekmės, bet pasekmės gali būti. Jeigu žiūrėtume plačiau, emalį gamina ameloblastai, tam tikros ląstelės, ir jos yra beprotiškai jautrios. Jos jautrios viskam, ten yra 100 priežasčių, 100 dirgiklių, tai kas gali įtakoti. Panašiai kaip moteris, taip ameloblastai. Ir priklausomai nuo to, kurioje stadijoje buvo ten, sakykime, vitamino D, A stygius, ta toksikozė, infekcijos. Pavyzdžiui, moteris karščiavo, sirgo kažkuriuo metu, nėštumo kažkuriuo metu. Ir tuomet, kai vystėsi tas dantukas, jis gali išdygti silpnesnis. Su tam tikrom dėmėm problemom, manau, vėliau aptarsime dar kas gali įvykti. Bet kelią galima užkirsti su vaiko mityba, tinkama, teisinga, mažiau cukraus, mažiau krakmolo ir su priežiūra. Tai gerai, gydytoja nuramėjot turbūt ir mane, ir kitas mamas. Dažnai pas odontologus, vaikų odontologus einama tada, kada ištinka bėda. Kaip yra iš tiesų? Kada reikėtų pirmąjį kartą apsilankyti? Kaip dažnai? Kokia yra taisyklė? Kada reikia lankytis pas vaikų odontologą? Pas odontologą reikėtų apsilankyti iki vaikui sueis metai. Sukaks 1 metai. Taip? Kad tėvai gautų informaciją, kas su vaiku, su jo dantimis yra negerai. Galbūt pasaitėlis yra netinkamoje pozicijoje. Kas yra pasaitėlis, gydytoja? Pasaitėlis, jis riša lūpą prie dantenos. Ir liežuvį riša prie, taip, viršutinis ir apatinis. Gali būti, kad vaikui sunkiai sekasi maitintis. Sunku žindyti, vaikas negali pakankamai sparčiai atsigerti, pavalgyti pieno, todėl kad pasaitėlis yra prisitvirtinęs per aukštai, tiesiog tempia jo lūpytę. Gali būti,
kad liežuvį vaikui sunku valdyti, nes pasaitėlis tiesiog jį toks prirakinęs, reikia tą pasaitėlį atlaisvinti, tai yra prakirpti, atkirpti, atlaisvinti. Pasaitėliai dažnu atveju atsilaisvina patys, nes mažas vaikas dažnai krenta. Traumos. Tai tikrai taip yra. Tai iki pirmojo gimtadienio vaiką derėtų atvesti pas odontologą, kad tėvams būtų suteikta informacija, kaip prižiūrėti dantis, kad gautų kažkokiu pastabų tėvai, kas yra blogai su dantukais, ar kas yra blogai su sąkandžiu besiformuojančiu. Bet turbūt geriau palaukti, kai išdygsta pirmieji dantukai, ar galiu eiti su savo bedančiu? Matai, apie pirmuosius gyvenimo metus jų vaikas turėtų turėti 1-4 dantis. Nu, čia taip irgi. Sąlyginai, tas pieninių dantų dygimas priklauso nuo daugelio faktorių. Neišnešiotam vaikui dygimas bus kaip lėtesnis, vėliau išdygs. Vaikai su dideliu kūno svoriu gimę, jų dantų dygimas kaip tik bus spartesnis, greičiau. O kodėl? Nežinau, Rasa. Šitą neskaičiau. Šitą neatsakysiu. Bet galbūt tiesiog, kad jie yra brandesni, daugiau, ta prasme, ta didesnė branda buvo pasiekta gimdoje. Gali būti ir dėl to, čia vat irgi apie tuos ameloblastus, kaip kalbėjom. Žinai, toks fun fact, kada sutrinka tie ameloblastai, gali būti prenatalinė stadija, kai vaikas dar negimęs, perinatalinė, kai gimsta, cezario pjūvis, kažkokios vaisto vaiko irgi ligos gimusio, arba jeigu vaikas neišnešiotas, brandina plaučius ir kartais reikia intubuoti. Ir tos intubacijos metu vamzdelis gali pažeisti alveolinę ataugą. Ta prasme, tą bedantę burnytę, nu tiesiog tu stuktelsi. O kas tai yra alveolinė atauga? Tai vat visa tai, kas yra mūsų burnoje be dantų. Taip, be dantų. Tai va tą bedantę burnytę galima stuktelti su intubaciniu vamzdeliu, nu net nestuktelti. Tiesiog, sakau, ameloblastai yra labai jautrus. Ir tai jau įtakos dantų dygimą, dantų formavimąsi. Jūs, gydytoja, labai suneraminot, nes aš pagalvojau, kiek mano vaikas mažas kritęs, bet kaip ir turi dantis, viskas kaip ir gerai. Nesijaudinkite, žinokite, mano vaikas augo ir su cukrumi, ir visko jam buvo. Ir turi dantis. Ir priešlaikinis gimdymas turėjo būti, ir dantis tobuli. Gerai. Tada aš manau, kad tikrai nuraminom nemažą dalį klausytojų. Gerai, burnoje atsirado pirmieji dantukai. Turbūt dažniausiai atsiranda tie apatiniai zuikio dantukai. Ir taip. Kaip juos reikia prižiūrėti? Kaip pradėti prižiūrėti? Tėvai pasirenka, kas jiems yra patogu valyti. Yra svarbu valyti. Nepalikti taip, negalvoti, kad vaikui tiesiog duosi kramtukais, pagriauš ir kažkiek nusivalys apnašų. Tai aišku, iš pradžių gali tai būti marlės tamponėlis kažkoks. Taip, tiesiog nuvalyti visą apnašą, nušluoti nuo dantukų, nes ten vienas išdygęs dantukas su šepetėliu nelabai patogu valyti. Išdygs daugiau dantukų, tuomet jau reikia imti šepetėlį. Šepetėlį pritaikytą pagal vaiko amžių, taip, su kuo mažesne galvute, bet kad būtų patogu tėvams valyti, ne vaikui. Vaikui galima duoti tiesiog griaužti, žaisti. Prisipratinti. Pripratinti prie rutinos, kad burnoje kažkas yra. Kažkas vyksta. Ir nuo pirmojo išdygusio dantuko reikėtų dantų pastos. Nuo pat pirmojo? Nuo pat pirmojo dantuko. Nereikia pastos žirnio dydžio. Reikia tik suvilgyti šerelius. Suvilgome vandeniu šerelius, patepame šiek tiek, suvilgome pastos ir valome. Nes vaikas nemoka išspjauti, taip, tu negali daug pridėti, vaikas tavo kūdikis neišspjaus, bet valyti reikia. Ir mamos, tėvai neturi jaudintis, kad vaikas verkia, jam nemalonu, bet nemalonu kirpti nagus ir plauti galvą. Lygiai taip pat vaikai verkia. Tai yra rutina. Tiesiog kuo anksčiau turbūt vaikas susipažins, pripras prie dantų valymo, to turbūt eigoje bus tas valymas kaip įprastesnis, atsiras. Mes formuojam rutiną. Tai formuojam, kad tai būtų kasdieniška toks dalykas, kaip plauti rankas, valytis užpakalį. Burna turi būti sveika, burna turi būti švari. Taip. Pritariu. Kokia yra tinkamiausia pirmųjų dantukų valymo technika? Tai jūs jau minėjote, kad pradžioje gali užtekti marliuko, o paskui jau mes renkamės šepetelius. Tai šepetelius turbūt reikėtų paprastai išsirinkti, nėra kažkokio prioriteto, pagal ką turėtume mes rinktis, tiesiog turbūt būna nurodytas amžius. Pagal amžių, tai prasa, pagal šerelių kietumą, nors nemanau, kad yra kietų šepetėlių skirtų vaikams, bet
kieti šereliai neturėtų būti. Nes gali Nes mes pažeisti tėvai- dantenas. Ar dantenas, ar emaliai. Emalis yra labai jautrus. Pieninių dantų emalis yra daug silpnesnis negu mūsų nuolatinių dantukų. Jo yra mažiau, jis yra plonesnis. Tai mes neturime pažeisti jo. Vaikelis dažnai ar mišinuką geria, ar mamos pieną, tai irgi nuskatina apnašo susidarimą. Tikrai nepuoli valyti po kiekvieno to pasimaitinimo, valai vieną ar 2 maks kartus, kiek valai savo vaikui. Tiesiog mamos dažnai neturi net laiko su tuo mažu vaiku, kad valytų, kad tiek prižiūrėtų. Pastą irgi rinktis pagal amžių. Pagal amžių, bet mano nuomonė, neturi pasta būti be fluoridų. Tikrai, mano tokia labai kategoriška nuomonė. Visos tos ekologiškos pastos, kuriuose nieko nėra, tik putoklis, šputoja, mentolis, tau atrodo Gaivu. kvapas kvepia. Bet netlieka savo funkcijos stiprinti Neatlieka tos dantis. stiprinimo funkcijos, taip. Tai mano nuomonė tikrai kategoriška, kad fluoras yra reikalingas. Jeigu vaikas nėra alergiškas fluoro junginiams, būna taip, būna tikrai žmonių, kurie alergiški fluorui, bet dabar mes turime kitas priemonės, su ksilitoliais, su hidroksapatitais. Tai nėra fluoro, bet vis tiek irgi stiprina dantis. Jie gali pakeisti dalinai fluorą, taip? Taip, galima pakeisti, tikrai dabar yra priemonių. Svarbu valyti. O reikia atkreipti dėmesį renkantis dantų pastą į fluoro kiekį. Ar reikia rinktis su didesnio fluoro kiekiu, nes tikrai rinkoje yra įvairių dantų pastų. Yra viena dantų pasta, kurioje turbūt yra didesnis fluoro kiekis negu rinkoje įprastai. Ar tai, sakykime, didesnis fluoro kiekis turi įtakos galbūt sveikesniems dantims? Bet tai yra skirta pagal amžių. Tai ir yra, kad iki tam tikro amžiaus, iki 6 metų reikėtų rinktis 500 ppm, ten parts per milijoną. Taip. Bet jeigu tu atvedi vaikelį pas odontologą ir paaiškėja, kad yra dėmių ant dantų, kad tiesiog jau yra tie spotai, kur emalis gali ištrupėti. Taip, atsiprašau, tos dėmės, rizika. ką man rodo? Kas tos yra dėmės? Dėmės, odontologas ir pasakytų, kokios tai yra dėmės. Ar tai yra geros, stiprios dėmės, kaip fluorozė balta dėmė, ar vaiko dantis išdygsta su dėmėmis, būna baltos, gelsvos, amber ar net ruda spalva. Tokios dėmės ant pieninių dantukų ar ant nuolatinių dantukų. Va tose vietose tie ameloblastai nesusiformavo taip, kaip reikia. Taip. Ir vadinasi, tose vietose trūksta mineralų. Ir tai yra spalvinis pokytis. Bet tai yra kartu ir padidėjusi rizika kariesui atsirasti. Padidėjusi rizika kariesui. Tuomet mums reikia pastų, kurios bus tokios specialios, kurios prieš kariesą kovos, kurios galėtų atlikti apsauginę funkciją, kad emalis neištrupėtų. Tai tuomet netgi tam vaikeliui, kuriam bus 3 metai, galbūt naudosi pastą, kuri yra 1000 ppm fluoro ar daugiau hidroksapatito. Bet tai turi būti vėlgi su odontologo paskirimu, nesavavališkai. Taip, šis dalykas turi būti su odontologo paskirimu, tėvai ir turi žinoti, kurias vietas labiau atkreipti dėmesį, kurias valyti, nes dažniausiai tos dėmės ne ant visų dantų būna, tai specifiškai ant kai kurių pieniniuose dantyse. Iltiniai dantis ir krūminiai dantis, nuolatiniai dantis, tai yra pirmieji tie mūsų gražieji dantis ir krūminiai dantis. Tai kai tu žinai visus rizikos faktorius, kai tu žinai, kad pas tavo vaiką burnoje yra ta vieta, kurią reikia labiau prižiūrėti, saugoti, tuomet ir pastos yra tokios labiau atitinkamos. Jeigu nėra jokių rizikų, tu gali naudoti pastą, kas ir yra skirta nuo 0 iki 6 metų, bus su tais 500 ppm, vėliau nuo 6 metų didini iki 900, 1100, nuo jau saugę turim 1450. Supratau. Tai vėl gydytojai jūs dar sykį patvirtinate, kaip yra svarbu netgi su mažu kūdikiu atvykti pas odontologą ir iš tiesų išsiaiškinti tau rūpimus klausimus ir gal pastebėti pirmosius kažkokius dantų defektus. Taip. Nes aš, pavyzdžiui, tikrai nežinojau. Dantis išdygsta tada, kai kūdikiai geria pieno mišinį arba maitinami motinos pienu. Ar priežiūra skiriasi priklausomai nuo to, ar kūdikis žindomas yra, ar yra maitinamas pieno mišinuku? Aš sakyčiau, kad priežiūra nesiskiria, svarbiausia, kad priežiūra būtų. Šiaip, jūs gydytoja labai pabrėžėte,
kad priežiūra būtų, ar jūs iš savo praktikos kažkaip tai kalbate? Nes ne pirmą kartą girdžiu. Aš nežinau, ar mes Rasa ketiname apžvelgti toliau temą buteliuko kariesas, kad kas yra nutikę dėl maitinimo ir nesvarbu, ar maitintas vaikas krūtimi ar iš buteliuko, bet kai nėra tinkamos priežiūros, kai yra dažnas naktinis maitinimas. Ir atsiranda buteliuko karas. Atsiranda buteliuko kariesas, kuris būtent apima tuos pirmuosius viršutinius 4 dantukus, kartais 6, nuo ilties iki ilties, atsiranda pirmiausia balta dėmelė ir ji juosia dantį. Tai čia tas vadinamasis žiedas ant dantuko. Tai čia tas vadinamasis buteliuko kariesas, žiedas ant dantuko. kariesas. Tai tas žiedas, aš nesusidūrusi, viršuje dantuko. Prie dantenos dažniausiai tai yra tiesiog toks žiedelis aplink danteną ir jis yra baltos spalvos. Bet tai yra kariesas. Mineralai, taip, tai yra karieso pradžia, tai yra aktyvus kariesas. Vadinasi, toje vietoje kaupėsi daugiau apnašo, bakterijos valgė tą pienuką, laktozę valgė bakterijos, išskyrė rūgštis ir pradėjo ardyti emalį. Tai yra iš emalio išeina mineralai, dantis pasidaro tokios matinės spalvos, baltas, vėliau tamsėja. Tie mineralai iškrenta ir taip mes turime skylę. Mineralai tiesiog išeina iš danties ir nuo tos baltos dėmelės progresuojama iki gilių skylių. Ir kadangi vaikas, kaip jau minėjom apie pasaitėlius, taip, traumos yra dažnos, tai dažnai būna taip, tokia pasiekmė traumos, vaikas krenta, kadangi kariesas buvo aplink visą Dantukas dantį, iškrenta. dantis nuskyla. Lieka tik šaknis, dantukas neiškrenta, bet skyla jo vainikas. Vaikas lieka be vainiko arba taip sugenda, tikrai esi mačiusi, taip, vaikų, Su priekiniais mažų dantukais. vaikų, tai būtent apie antruosius gyvenimo metus, taip jau pasireiškia gerokai, jau matosi tie juodi dantis. Būna, tikrai esu Juodi mačiusi. dantis, kurie gali sukelti ir skausmą, ir tas dantų nebuvimas kenkia ir fonetikai. Galiausiai vaikas Kalbėjimui. paauga, vėliau jis supranta, kad tie juodi dantis yra Negražu. nefaina ir irgi įtakoja netgi tą bendrą savijautą darželyje, mokykloje, juk kiti dar nueina be dantų ir į mokyklą su tomis tiesiog juodomis šaknimis ar panašiai. Tai gydytoja, Tai- kaip užkirsti kelią, tai man reikia gal tiesiog nemaitinti naktim? Ar po kiekvieno Na- maitinimo pavalyti? Nepavyks Rasa pavalyti po to kiekvieno maitinimo, bet būtent naktinis maitinimas. Nuo 1 metų naktinis maitinimas turėtų dingti, jeigu išeina. Girdėjote, mamos? Bet dažnu atveju nepavyksta. Taip, juk vaiką labai dažnai maitina mamos tuomet, kai nori jį nuraminti. Vaikui tiesiog reikia prisiglausti, reikia krūties ir jis Yra gauna paprasčiausias pieną ir būdas, va tau taip vaikas yra ir migdomas. Tai apie kokį valymą mes kalbam, nes Iš jis, tiesų, jūs jis teisi. žinda, jis užmiega, jis yra paguldomas ir viskas. Iki kito atsikėlimo, kito verkimo vėl gauna maisto ir ar mišinukas, ar mamos pienas. Tai nėra svarbu. Tai nėra svarbu. Tai nuo 1 metų, ar kai išauga daugiau dantukų, derėtų, jeigu tik išeina naktį nebemaitinti pieno, nemaitinti mišinukų, duoti atsigerti vandens. Vėliau, nežinau, nuo 14-16 mėnesio jau tikrai pratinti gerti iš puodelio, netgi kad tai nebūtų buteliukas. O dienos metu neleisti vaikui valgyti saldžių, rūgščių produktų. Kol vaikas mažas, tai yra ypatingai svarbu. Iki 2 metų neturėtų būti racione to pridėtinio cukraus. Visiškai. PSO rekomenduoja, kad visiškai iki 2 metų nebūtų. Taip. O PSO rekomenduoja žindyti iki 3 metų, bet ne naktį. Ne naktį žindyti. Na, gal turbūt Nesusimaišykime. Pasaulio sveikatos organizacija, vėlgi ten tos rekomendacijos turbūt yra dalinai skirtos ir besivystančiam šalim, kur motinos pienas gali būti vienintelis neužterštas skysčio šaltinis. Žinoma, gali būti ir taip. Ar pats žindymas gali turėti įtakos sąkandžiui? Ne tik žindymas, bet ir kiti netinkami įpročiai. Pavyzdžiui, piršto čiulpimas, esu labai artimai susidūrusi, čiulptukai ir taip toliau. Žindymas skatina teisingai formuotis ir augti apatinį žandikaulį. Bet Kadangi žindymas padidėja raumenų tonusas, žindymas. Ne Ne buteliukas. Ne buteliukas. Ne buteliukas, o žindymas. Kontaktas su mama. Tai taip tikrai padeda apatiniam žandikauliui formuotis taisyklingiau.
raumenų tonusas padidėja. Taip, mes ir žandikaulį auginam, ir raumenys stiprėja. Dabar apie tos žalingos įpročius neigiamus. Tai pirštas, Pirštas, domai pirštas. čiulptukai. Reikėtų atsisakyti, jeigu tik išeina. Yra labai gražus rinkoje čiulptukai. Jie labai reklamuojami. Jie Taip. yra nuostabiai dailūs, spalvingi, Su vardiniai ir pakabukais, panašiai. taip. Bet ta jo apvalus čiulptukas, jis nesusiploja tarp dantų, taip, kai, sakykime, ar ne, motinos krūtis žindo. Tai motinos krūtis nesukels neigiamų padarinių. O čiulptukas ar pirštas sąkandis formuosis atviras. Ką reiškia atviras sąkandis? gydytoja? Atviras vadinasi, galiniais dantukais vaikas sukanda, o priekyje mes turime tarpą. Sukandam, mes sukandam. Sekundam. Bet vaikeliai tokie gali turėti tarpą tarp priekinių dantų. Žandikaulis pradeda augti neteisingai. Čiulpiant pirštą yra neteisinga liežuvio padėtis. Žiūrėk, dabar tu ramiai, kur tavo liežuvis? Viršuje. Viršuje. Prie gomurių. Taip. Taip. Ir tai irgi skatina tuomet gomurių augimą, plečiasi žandikaulis. Kai mes įkišam pirštą, mes liežuvį nuspaudžiam. Liežuvis yra burnos dugne, taip. O mes keliam gomurį, keliam tą dantų lanką, va taip, ir susiformuoja tarpas tarp dantų. Va tikrai būna, ateina vaikas, atviras sukandimas, paprašai sukasti ir matai, kad, įkišiu dar ten pirštuką ir ne tik vaiko pirštuką, ir savo pirštuką. Tai yra blogai. Tuomet reikėtų stengtis atimti, pašalinti. Skaudu? Skaudu, kadangi turiu asmeninės patirties, ko tik nedarėm su tuo pirštu. Ir lakavom, ir į pipirus kišom, ir pirštinę būdavo nakčiai uždėdavom, ir pleistrą, ir pririšęsam. Iš tiesų labai sunku, bet turbūt aš galiu pripažinti savo klaidą, neužkirsta buvo kelias, tai kai buvo pakankamai anksti. Turbūt aš pati toleravau tą vaiko įprotį ir reikėjo atpratinti anksčiau. Vaikas raminasi, tai taip, tampa įpročių, vaikas raminasi ir tiesiog, aišku, kiekvieną savo vaiką pažįstam geriausiai patys, kad kuo galima pakeisti tą nusiraminimo, ar ne, nežinau, refleksą, tą dalyką, tas piršto čiulpimas, galbūt tau kažkaip pavyks vien tik tai su žaisliuku prisiglausti. Arba panešioti vaiką. Kažkaip kitaip. Tikrai taip, kad pritariu. nebūtų tų padarinių. Bet pašalinus priežastį mažame amžiuje gali būti, kad tikrai puikiai žandikauliai susitvarko, pradeda augti teisingai ir mums nereikia net ortodonto įsikišimo. Tai gerai, gydytoja, nuraminate mane ir manau daugelį mamų, bet kalbant su jumis, man tiesiog dar kartą prasiplečia akiratis, kad visgi odontologas tai nėra siaurąja prasme, kai mes suprantame gydytojas tik tai, kas susijęs su dantimis. Na, jūsų anksčiau pavadinimas buvo dantistai. O visgi tai odontologai yra gydytojai, kurie rūpinasi visa burnos ertme ir jūs turite tikrai didelės ir gausias žinias ne tik tais būtent apie dantų sveikatą, bet apie visą burnos sveikatą ir taip pat žandikaulių. Ir kaip yra svarbu turbūt apsilankyti pakankamai anksti ir pas tinkamą odontologą, turbūt visgi reikėtų pirmiesiam vizitam rinktis vaikų odontologus, nes vaikai, pripažinkim, yra labai specifiniai pacientai, nes paprastai suaugusieji žmonės neverkia odontologo kėdėj, tik gavę sąskaitą. Tai turbūt, kad visgi pirmieji vizitai turėtų būti specifiškai pas vaikų odontologus. Taip, galėtų būti ir taip. Kodėl taip sakau, aš nesu vaikų odontologė, bet turiu tikrai labai daug pacientų mažųjų. Tai yra draugų vaikai, kaimynų vaikai, pažįstamų vaikai, draugų vaikai. Ir šiaip vaikai. Ir žiūrėk, ir šiaip vaikai, ir tas ratas susidaro, išsiplečia. Bet žmogus gydantis vaiką turi turėti kantrybės. Turi turėti kantrybės ir turi turėti noro ir fantazijos pasakoti vaikams suprantamą kalbą, kas dabar vyksta pas tave burnoje. Ir kaip apžaisti. Ką aš matau, taip, kaip apžaisti. Tas prieimas prie kiekvieno vaiko yra skirtingas. Kažkam reikia griežčiau pasakyti ir jums nurimsta, su kai kuriuo reikia labai labai žaisti, pasakoti, taip, rodyti. Bet vaikų odontologai ir turi tą lakę vaizduotę,
Jie kalba visai kitaip, žino kosmosas, kaip jie kalba. Aš esu girdėjusi, kaip mano kolegė vaikų odontologė kalba, gyvenime nesugalvočiau tokių terminų, kaip jį apžaidžia vaikus. Kad prasižiotų. Kad prasižiotų, kad leistų į tiesiog dantų užkalbėtoje. Svarbiausia užkalbėti vaikelius ir tuomet jau tu gali dirbti. O apsilankyti pas odontologą vaikams yra būtina 2 kartus per metus. Nes vystosi viskas labai greitai, kaip jau ir minėjau, kad emalis yra plonesnis, silpnesnis negu nuolatinių dantų. O vėliau pradeda nuolatiniai dantys augti, dar kitos problemos. Tai tas apsilankimas kas pusmetį yra privalu. Jeigu odontologas pasakė, kad yra tos dėmės, yra vietos, kurias reikia stebėti, lankytis reikėtų ir kas 4 mėnesius, nes galbūt reikia palakuoti dantį, pavalyti, viską sustebėti, kad užaugintume dantį, kad tas nuolatinis dantis išaugtų. Sveikas, taip, kad jis liktų burnoje, kad nereikėtų 8-mečiui gydyti nuolatinio danties. Tai jūs kaip dabar pradėjote kalbėti apie mažos pacientus, kad jie labai ypatingi, gal galite kažkokį pavyzdį iš savo praktikos pasakyti pacientą, kuris labai jums įstrigo, bet kad buvo ypatingai užsispyręs. Aš noriu to blogojo pavyzdžio. To blogojo pavyzdžio. Ne visi, žinoma, leidžiasi gydyti ir aš turiu nesėkmių. Kas labiausiai įstrigęs? Žinai, aš prisimenu prieš daug metų, tikrai daug, aš jau dirbu 15 metų, tai galiu sakyti daug metų, turėjau vaiką, jo vardas Rytis ir jam buvo 2,5 metų. Net iki šiol prisimenu vardą. Aš prisimenu, nes buvo kosmosas, Rytis ateidavo, jis toks mažas draugutis ir sakydavo, aš rėksiu. Iš karto prisiduoda. Taip, bet jis sako, tu gydyk. O aš rėksiu. Gaudyk kirminą. Taip, o aš rėksiu. Ir jį mama man tiesiog palikdavo, atvesdavo. Pas Rytį beje buvo tikrai 2,5 metų ir buvo ir buteliuko kariesas, ir buvo krūminiai dantis paveikti karieso. Tie dantis, kurie turėtų iki 9 metų stovėti, vaikui yra 2,5 metų ir pasijau kariesas, tu jau privalai gydyti. Čia be jokio karieso palikimo savo eigą tekėti. Tai Rytis, kuris visada sakydavo, aš rėksiu, bet tu gaudyk kirminą. Ir gydyk. Ir gydyk, tai kosmosas. Rytį aš tikrai prisimenu ir dabar, nežinau, tikriausiai Ryčiai jau ir visi 14 metų. Nebemačiau seniai. Tikėtinai neprisimena tokių dalykų. Tai visko yra buvę. Yra ir įkandę, yra ir paveiksliukais apdovanojo, ir apsikabinė, ir apsiverkė iš laimės. Viena mergaitė norėjo pabučiuoti kojas, bet čia visiškai blogai. Ta prasme, ji buvo taip patenkinta paslauga, kad ji gavo rožinę plombą. Kuo daugiau už ružavą plombą, ne? Kuo daugiau mergaitė reikia iki pilnos laimės. Dar ružavos suknelės. Taip. Tai tų įvykių daug visokių buvo pacientų ir tų sukalbamų, ir tų blogų prisiminimų, kaip prakastas pirštas iki kraujo, ir tų gerų apsikabinimų, piešinių ir dėkojimų. Tai vaikai tikrai ypatingi pacientai, nes iš suaugusių tu to nesulauksi. Na, turbūt sunkiai tikėtina, kad suaugęs žmogus paimtų ir kastų gydytojai į pirštą. Gydytoja, tada, kaip jūs paminėjote apie Rytį ir jo tokią dantų būklę, tokios dantų būklės turbūt galima išvengti aktyviai prižiūrint dantis. Ir stengiantis maitinti vaiką turbūt taisyklingai, tiesiog nenaudojant maiste pridėtinio cukraus, nes aš tiesiog bandau įsivaizduoti, kaip prieiti iki tokios dantų būklės, kad 2,5 jau ten yra... Kad visa burnytė su kariesais. Labai daug kas priklauso nuo pačių tėvų dantų būklės. Jeigu tėvai žino, kad reikia dantis prižiūrėti ir dantis turi būti sveiki, jie tikrai stengsis, kad ir vaiko dantis būtų sveiki. Taip, nekalbu apie ligas, yra sergančių vaikų, kuriems yra sunku išvalyti dantis, taip. Bet visgi tokių vienetai. Taip, jų yra mažiau. Labai priklauso kelintas, tai yra vaikas šeimoje, kiek tėvai turi laiko. Irgi tas priklauso, taip. Rytis buvo 3 vaikas pagrandukas. Nelikdavo laiko dantis išvalyti. Pas brolius ir sesės geresnė situacija buvo. Taip, tėvai
negali valymo perleisti vien tik vaikui. Negali būti taip, kad duoda šepetėlį pastą ir sako valykis. Vaikams, spėk iki kelių metų mes turime valyti dantis. Na, Gal jau minėjau? Gydytoja, jau sakei, aš prisimenu tik tais, kad kaip vaikas išmoksta rašyti, tada reiškia, jo rankytė pakankamai gerai dirba, bet paskui tu paneigi tą mitą ir pasakei naują amžiaus cenzą, iki kada man reikės valyti dantis. Nenudžiuginai, bet rėžk. Iki 11. Iki 11. Gerai. Tai nereiškia, kad mes 11-mečiai turim valyti dantis. Ne. Vaikas, kaip jau sakiau, ir nuo kūdikystės, jeigu tu jam duodi šepetėlį, jis turi formuoti tą savo įgūdį. Jis ten gali pagriaužti šepetėlį, kažkiek pasivalys, tu ateini ir išvalai. Vėliau vaikas valosi pats, bet tu tikrini, ar jis gerai išvalė. Kaip man patikrinti? Pasišviesti telefonu. Nu, vienas iš būdų. Nu, dabar tikrai taip yra. Arba tomis tabletėmis, bet jos labai dažo. Galima tabletės. Tabletės siūlyčiau tuomet vakare naudoti, kai tu turėsi pakankamai laiko išvalyti, tikrai ne ryte, kai skubėsi į darbą, į darželį ir mokyklą. Taip, tabletės tos dažančios viena iš priemonių, kaip tu gali pasitikrinti ir save. Ar gerai išvaliau? Kaip tu savo, pavyzdžiui, išsivaliai, kaip tu išvaliai savo vaikui. Skubėsiu. Aš kartais darau taip su saviškiais ir patikėk, sufeilinu. Jie sufeilina ir aš sufeilinu dar kartą jiems valydama, nes vis tiek ne visas vietas pavyksta tinkamai prie jų prieiti. Augant vaikui, kaip ir atsiranda naujų priemonių, turi atsirasti naujų priemonių rutinoje. Tai yra siūlas. Pavyzdžiui, tai jeigu išdygo 2 dantukai ir mums pakako marlės tamponėlio ar to tokio antpirščio, su kuriuo tu gali valyti dantis, išdygsta daugiau dantų, yra būtinas dantų šepetėlis. Taip? Ir tai, sakykime, jau 4 dantys, aš jau skubu pirkti į vaistinę dantų šepetėlio. Taip? Galima ir taip. Taip, žinoma. Bet, žinai, čia kalbu apie tai, kai išdygsta jų daugiau, kai jie yra visi 20, tai yra 20 pieninių dantų. Ir iki 2,5, iki 3 metų jau tas pieninis sukandimas susiformuoja jau. Mes ir turime tos 20 dantų. Ir tuomet mums būtinas šepetėlis ir žiūrima, kaip, jau būtinas, jau be jokių ten antpirščių, merliukų ir panašiai. Taip. Ir mums galbūt netgi būtinas siūlas. Dantys gali būti be tarpelių. Jeigu jie su tarpeliais, tai maistas su seilėmis, ten viskas nusiplauna, pasišalina, bet jeigu dantukai yra glaudžiai susistumę, kaip mūsų suaugusių, mums reikia įvesti siūlą į vaiko tą higieną, į kasdieną reikia įvesti siūlą. Vaikams galima pirkti tas ragatkytės, kad tai nebus siūlas, kurį tu metrą apsivyniosi, vaikai nemokės su laikikliu. Mums reikia siūlo su laikikliu, tikrai jų yra įvairiausių, bent 3 ar 4 rūšys skirtos vaikams, kurias net aš išbandžiau, kol atsirinkom, kas yra patogu, nes viską tu turi atsirinkti pats, kas tau ir kas vaikui bus pačiam. Tai nėra kažkokia, kad tiesiog bandyti ir atrasti tą savo produktą. Taip, siūlai yra storesni, yra plonesni, tai irgi priklausomai nuo tarpdančio dydžio. Ir pratinti ir vaiką, kad ir vaikas valytųsi, kad žinotų, jeigu tarp dantukų kažkas įstrigo, yra būtina išsivalyti. Tai taip, vaikams reikia valyti ir su siūlu, kai jau susiformuoja visas tas pieninis sąkandis, nes dažniausiai apnašas, bakterijos kaupiasi tarpdančiuose, ten įstringa apnašas. Ten, kur mes neišvalome. Sugenda iš tarpdančio. Nes su šepetėliu tu tiesiog nubrauksi. Taip, tu valai lygiuosius paviršius su šepetėliu, lygiai, o paskui reikia nušluoti nuo dantenų į viršų, o viršutiniams nuo dantenų žemyn. Tu negali valyti. Galvoju dabar, bet berods tu negali aukštyn žemyn valyti, nes tu tiesiog pašluosi apnašą po danteną. Tu turi nušluoti. Vėliau įsijungia vieno danties šepetėlis, darė visą šią komandą. Gydytoja, jūs čia man daug informacijos pabėrėt. Tai dabar... Taip, tai aš turiu valyti vaikui dantis ryte vakare, turbūt po 2 minutės. Neturbūt, tikrai? Tikrai. Galbūt netgi ilgiau. Žinok, ilgiau užtrunka. Nes su vaikais jie įsižioja, ten nugrybauja, dar ką nors. Jeigu tu duodi pati valytis, jis gali 5 minutės žiūrėti į telefoną ir laikyti įsikandęs ir sakyti, mama, valausi. Ne, telefono nėra, bet dažniausiai būna Lego kažkur tai šalia. Taip, galima pilį sudėlioti ir nebaigti dantų valytis. Tai tada turbūt, kaip daryti? Tai turbūt reikia duoti vaikui pačiam valydantis, sakykime, 2-mečiui, 3-mečiui ir paskui perinti tą dantų šepetuko kontrolę. Taip, tuomet perimi kontrolę, dar kartą dedi pastą, vaikas ten viską išsispjauno, tu matai ir kad pasiektum visas vietas. Vaikas dažniausiai praleidžia vidinės vietas, tai kas yra prie liežuvio.
prie liežuvio praleidžia, taip. O tuomet jau tu, vaikas tau išsižioja ir tu ir liežuvį, ir tą bukalinę, tai yra skruostinę pusę, privalai nuvalyti. Šluojant. Žinai, arba kartais sakau, jeigu neišeina šluoti, o jūs bet kaip valykit, tiesiog valykit. Svarbiausia valyti. Svarbiausia valykit. Ir lankykitės profilaktiškai pas odontologą, nes odontologas visada pastebės, kur yra nenuvalyta. Ir labai gerai, kai vaikai ateina išsivalę, tu matai, kur jie neišsivalę. Tada gali akcentuoti tai. Kad taip gali parodyti tėvams, kuriuose vietose visgi yra neišvalyta. Nes dažnu atveju sako ir tėvai, kad oi, ir aš valiau, kaip čia praleidau. Nesimato, apnašas yra baltas kaip dantis. Nesimato. Gydytojas labai suneramino. Gerai, tai tada aš jau turim šepetuką, įsijungiam dantų siūlą, kaip maždaug visi dantukai atsirado trimečio, ne? Ir tada dar minėjot apie vieno dančio šepetėlį. Na, aš jį turiu. Taip. Vieno danties šepetėlis ypatingai reikalingas, kai pradeda keisti sukandimas, kai pradeda augti nuolatiniai dantis. Va tie mažulyčiai, ar ne, iškrenta. Pradeda augti, mažas, garbanotas. Ir tą mažą garbanotą dantuką mums reikia švelniai nuvalyti. Tuo metu, kai išdygsta tie apatiniai garbanoti dantukai, apačioje ar viršuje, dažniausiai apačioje, pradeda augti pirmasis krūminis dantis. Niekas neiškrenta. Pradeda augti nuolatinis dantis gale. Ta prasme dabar, jeigu yra 2 dantukai apačioje keičiasi, ir tada man reikia ieškoti krūminio danties? Taip. Krūminis dantis ir niekas neiškrito. Ir labai dažna tėvų klaida, jie nepamato, kad išauga nuolatiniai dantys ir tuos naujuosius dantis jie traktuoja kaip pieninius. Ir atveda 7-metį, 8-metį ir mes turim didelius kariesus nuolatinėme dantyje ir tėvams būna šokas, taigi čia pieninis iškris, neiškris. Laura, aš jau noriu skubėti namo valyti dantį. Prašom. Tai vat vieno danties šepetėlis, su juo bus patogu pasiekti ir tą naująjį krūminį dantį. Ir šiaip labai patogu, kas yra būtent tiem dantim, kurie yra giliai. Nes su paprastu šepetėliu tikrai mes nepasiekėm. Paprastas šepetėlis tuomet irgi, nereikia pirkti to šepetėlio didelio. Netgi savo, aš renkuosi šepetėlį su mažesne galvute, nes tai yra patogiau pasiekti. Tiesiog patogumas. Tu daugiau atliksi. Su mažesniu. Taip. Gydytoja, dabar kokį dantų šepetėlį rinktis? Na, dabar yra ir elektrinių ir jie pakankamai populiarūs. Ar galima vaikam pirkti elektrinį šepetėlį? Ar saugu? Ar nenubrūžins tos emalės? Saugu, patartina. Ankstesni šepetėliai buvo labai kieti. Tikrai jie kieti ir tokie, nežinau, lyg drėlės. Turėjau aš vieną tokį šepetėlį nusipirkusi labai seniai. Tai aš valydavau su juo tiesiog plautuvę. Jis buvo, ne? Jis taip siaubingai valė. Jis taip, ta rotacija, labai didelė jėga, tu negali valdyti, nėra greičių režimų, jis vienas tas greitis, šepetėlis šiurkštus, tai nusikaltimas su tokiu valyti tiek savo, tiek vaikui. Bet dabar šepetėliai yra tikrai labai faini, yra elektriniai ar ultragarsiniai, tai yra arba jis sukasi, pats rotuoja, arba tiesiog vibruoja šereliai. Taip. Bet ir su elektriniu šepetėliu tu turi valytis. Negali būti, kad tu tiesiog įsidėjai burną palaikai ir tikiesi, kad tau tada ir dantis švarus. Judesiai turi būti tokie patys, kaip ir valant. Taip, judesiai vis tiek turi būti. Ir dar elektrinio šepetėlio privalumas, jeigu vaikas mažas ir jam reikia lankytis pas odontologą, jeigu yra kariesų, taip pratina prie mūsų tų visų aparatų, antgalių, prie gręžimo. Vaikas yra pratinamas prie garso, prie vibracijos burnoje, kad reikia išsižioti, taškosi vandenukas, nes dažniausiai baisu vaikui yra garsas. Tas visas drebėjimas burnoje, taip, tos 2 rankos veidrodėlis ir tas baisus garsas, keliaujantis kažkur iki smegenų. Tai šepetėlis gali atlikti ir tokią lavinamąją funkciją, kad taip yra pripratinama prie vizitų pas odontologą. Taip aš asmeniškai savo dukrą pratinau prie vizito pas mamą. Tai tikrai elektriniai šepetėliai yra naudingi. Aš kažkaip negalvojau, kad galima juos taip saugiai rinktis vaikam. Pati naudoja elektrinį dantų šepetėlį, bet kažkaip pas savo vaikų nepagalvojau. Tad turbūt dabar turėsim vaikiški. Taip, tai dabar turėsim naują pirkinį.
Žinok, jie yra su appsu, tu instaliuoji telefone appsą ir tu matai, augini gyvūnėlį, tu valaisi dantį savo, bet lygiai grečiai tu matai tame appse, kad tam Gyvūnėlį? savo gyvūnėliui tu valai dantis, tau kaip ir duodamas signalas, kur tu išvaliai netinkamai, kur tu per mažai laiko valiai, kuriame ketvirtyje. Ta prasme, tai tas dantų šepetėlis turi kažkokius kaip ir Per Bluetooth'ą daviklius susisieja. ir tau maždaug parodo, kur negerai išvalai. Tai čia kartu ir tokia edukacinė, labai smagi, kaip ir skatinamoji priemonė. Taip, tu gauni prizus, jeigu gerai išvaliai, tavo gyvūnėlis gauna prizą. Mano vaikai labai džiaugdavosi, gyvūnėlis gauna skiną, gali pasikeisti kailį, gauna kepurę. Tai nori kuo dažniau valytis, kad tik tas gyvūnėlis gautų prizą. Tu augini gyvūnėlį mamos telefone. Tikrai ačiū už informaciją, aš nežinau ir šiuo atveju turbūt technologijos tai gali turėti ir teigiamą įtaką vaikų dantų sveikatai. Žinoma. O kaip yra su burnos skalavimo skysčiais? Ar vaikams galima vartoti nuo kada? Ir ar reikia iš vis? Čia gal pagrindinis klausimas, ar reikia? Skalavimo skysčiai skirti vaikams aš skeptiškai žiūriu. Jeigu jie bus gydantis, jeigu jie bus prisotinti fluoru, fluoridais. Bet čia kai vaikas turi problemų. Kai vaikas turi problemų, taip. Tuomet tą skalavimo skystį, taip, tu gali palaikyti 30 sekundžių burnoje ir spjauti lauk. Jis atliks savo funkciją, taip, kad fluoras ar nušarmina burnos ertmę, jeigu ten daug rūgščių. Nes rūgštis sukelia kariesą, rūgštis. Mums reikia to šarmingos aplinkos burnoje, kad kariesas nesivystytų, kad neturėtų ką valgyti, bakterijos neturi ką valgyti, nėra karieso. Tai skalavimo skysčiai nebent gydomieji. Jeigu tas skalavimo skystis tiesiog, nežinau, su mentoliu, su kažkokiu pridėtiniu cukrumi, kuris nėra geras, nes jie saldus. Tai reikia pažiūrėti sudėtyje, kas ten yra. Ar ten yra ksilitolis, kuris yra naudingas, ar ten yra įdėta nežinia ko, kas visgi bus kenksminga. Tai man reikia ieškoti, kai renkuosi dantų skalavimo skysčių vaikam, ko reikia ieškoti ir ko neieškoti? Ieškoti sudėtyje, kad būtų fluoridų arba ksilitolio. Ir paskaityti, kokie ten papildomi tie cukrus. Nes vaikų skalavimo skystis mano vaikai turėjo, jis yra šlykštus, jis yra tokio saldumo. Tai reiškia, tas saldumas pasiekiamas cukrumis. Cukrumis, bet jeigu tai yra ksilitolis, tai jis yra gerai. Ksilitolis yra labai toleruotina, gerai. Ksilitolis yra labai gerai. Jis yra antibakterinis. Bet man pačiai tiesiog buvo nesmagus tokius skysčius skalauti. Jis tiesiog yra bjauraus, saldaus, šlykštaus skonio. Skonio ir reikia laikyti burnoje 30 sekundžių. Tai ne, aš galbūt neapsikraučiau. Jeigu vaikas neturi problemų, nereikia. Taip, svarbu valyti. Skalavimo skysčių, taip. Svarbu valyti tinkamų šepetėlių ir dantų pastą, kad būtų praturtinta fluoridais. Ir taip, tu aptarėm dantų siūlą, vieno dančio šepetėlį, dantų skalavimo skystį. Ir dar aš gal biškį norėčiau pašnekėti apie irigatorių. Ar vaikams naudoti, nes yra juk ir tų berods vaikiškų antgalių. Žinok, irgi nenaudočiau. Aš manau, kad mažai naudos. Vaikas yra mažas, viskas ten taškosi. Taškosi, pritariu. Aš pati bandau. Baisiai taškosi ir suaugusiam, o vaikui, tai arba tu tiesiog dar vieną prietaisą atsineši į tą savo rutiną ir tu turi viską daryti, valyti, kiekvieną tą tarpelį vaikui. Bet vaikas pats ir negali valyti, turi būti nesuaugęs, nes ten gali vaikas ir užspringti. Tai priklausomai nuo to tas vaikas vaikui nelygu, ar mes kalbam apie 5-metį, ar kalbam apie 12-metį. 12-metis gali pats. Bet 12-metis stebiu aš savo 12-metį, neišsivalys. Neturi tų dar įgūdžių. Nežinok, visgi tiesiog naudokime siūlą, ar tarpdančių šepetėlius yra mažučiai, dar tarpdančiams skirti šepetėliai, taip? Tai irgi ten, kur didesnis tarpelis, vaikas gali išsivalyti ir su tuo šepetėliu, jeigu tiesiog tėvai atras tinkamo dydžio šepetėlį, vaikai ar odontologas, ir pamokins, kaip tą daryti. Viskas priklauso nuo būklės burnoje, nuo to, kokio dydžio yra tavo tarpdančiai, ar tau reikia siūlo, ar tau šepetėlio, bet vaikai ir irigatoriai man sunkiai suderinama. Supratau, tai jūs man ir atsakėte į klausimus. Gerai, valom gerai dantis, viskas, prižiūrim tuos dantukus, neduodam saldumynų, bet
Dantys genda. Dantys kartais gali gesti, kai vaikas yra mažas ir negali pasiskųsti, man tarsi dantys skauda. Kaip suprasti mažam vaikui, kad jam skauda dantį? Kokie ženklai Kaip išduoda? tėvams suprasti? Taip, kaip man suprast? Vat vaikas neramus, bet jis dėl daug ko gali būti neramus. Kad tai yra susijęs tas diskomfortas arba skausmas, tai yra danties skausmas, kad man reikia skubėti ne pas šeimos gydytoją, o pas jūs. Visų pirma, stengtis apžiūrėti vaiko burną, kiek išeina, nes dabar tikrai tėvai daug domisi. Tėvai yra kaip ir daugiau žinantis ir apie priežiūrą ir dažnu atveju tiesiog mamos atveda vaikus, nes pamatė dėmelę, pamatė taškelį ir nori sužinoti, kas tai yra ar ne. Tėvai žiūri į vaikų dantis. Labai džiaugiuosi dėl to. Bet jeigu vaikui skauda, kažko nepastebėjai, ir jis kaip ir nemoka pasakyti, jis atsisakys kažkokio maisto, atsisakys kramtyti, jis neduos tau valyti, nes tu su šepetėliu dirgini, tu skaudini. Skauda, aha, jis trauksis. Taip. Nevalgys. Vaikas trauksis, vaikas nevalgys, jeigu kalbam apie pūlinius, tai vaikui gali ir karščiavimas prasidėti. Bet kai pūlinys būna, tai turbūt ir būna iškart patinimas, ar nebūtinai? Matai, jeigu tikrai pūlinys apima skruostą, kažkur nusileidžia, tai taip, jau ištinsta pūlinės. Bet gali būti pūlinukas tiesiog prie dantenos ir tėvai dažnai nepamato, nes valo dantis, bet nepakelia dantenų. Ta danteną reikia pakelti lyg užuolaidą ir apsižiūrėti, ar prie dantenų viskas yra tvarkoje. Tai iš tiesų turėtų tėvai labiau, kaip ir daugiau dėmesio skirti tai apžiūrai patiems, kad netgi valant, kad viską sužiūrėtų. Ir jeigu vaikas jau atsisako valgyti, jeigu pasiskundžia, jeigu miega neramiai, bet tu turėtum bendrauti su savo vaiku ir bandyti pats išklausti. Vis tiek, kas geriau pažįsta vaiką, jeigu ne, Žinoma, kad tėvai. Jeigu ne mama, jeigu ne tėtis, taip. Tai turbūt ta rutina išsivalius dantis, pabaigti dantų valymą reikėtų atidžia burnos ertmės apžiūra. Jeigu išeina, tai taip. Kas vakar turbūt tai sunkiai įsivaizduojama. Kas vakarą ne, bet Kartą per savaitę turbūt. Profilaktiškai pasižiūrėti, ar paklausinėti vaiką, tau ten kur nors skauda, neskauda, čia kaip prisiminsi pas savo vaiką paklausti ar apžiūrėti. Nes tikrai mes galim ne viską sustebėti. Tu žinai, aš praleidau, kad mano vaikui išdygo 7 dantis. Praleidau, nedovanotina. O tai kur dantukų fėja buvo? Kaip aš taip ne. Pinigėlių net nešė? Ne, čia tiesiog išdygsta, jau niekas nebekrenta. Nebeneša, jau tik dygsta. Taip. Kaip yra gydomi mažų vaikų dantis? Kaip skiriasi vaikų ir suaugusių odontologija? Tai su vaikais, kaip ir minėjom, pirmiausia, reikia būti ta dantukų fėja. Kantrybės. Reikia labai daug kantrybės ir, žinai, dar reikėtų vaiką pratinti, tas pirmas vizitas, tu ateini tik į apžiūrą, atkeliauji taip, bet tu parodai, kas yra siurbtukas, kas yra tas antgalis, kas yra gręžimas. Nebūtina gręžti, tu gali tiesiog į burnos ertmę įdėti, jungti grąžtą, papurkšti vandenuku, užsidėti šepetėlį. Tai yra tokia irgi edukacija ir pratinimas, kad vaikas nebijotų, kai jau nutiks problema. Jeigu tu atvedi 5-metį su 7 didelėms skylėms supūliuojančiais dantimis, žinoma, kad jis bijos. Jam skauda. Jam skauda, jis nesupranta, kad tu tas žmogus, kuris padėsi. Kaip tai tu čia pasiėmusi kažkokius instrumentus. Tu jam atrodai kaip baubas. Tikrai. Ir jeigu vaikai visgi nesileidžia gydyti, jeigu neina susitarti, jeigu nėra to dialogo, kad vaikas tau išsižios ir tu sugydysi, būna, kad ir vaikų odontologams nepavyksta ir tiems užkalbėtojams, tuomet yra sedacija arba narkozė. Dabar labai turbūt populiari, reikia ar nereikia. Tai gerai, pasišnekam apie ją, turbūt jūs gydytoja turite irgi tam tikrą nuomonę apie gydymą su sedacija, kai bent viena skylutė atsirado, migdom vaiką. Tai matai, labai jautrus. Sedacija tai nėra užmigdymas, kaip ir narkozė būtų užmigdymas. Sedacija tai tokia medicininė procedūra, kai skiriami raminamieji vaistai, kurie, ima nerimą. Vaikas toks kaip į šventę gali ateiti, ar ne, pas odontologą. Kokios grupės tie vaistai yra benzodiazepinai?
Nežinau. Negalite sakyti. Tiksliai. Nes visgi iš tiesų gal ir klausimas mano netikslingas, nes sedaciją atlieka vaikų anesteziologas. Anesteziologas gali būti arba jo gali nebūti. Matai, sedacija, tokios kaip ir skirtingos rūšys. Arba dalinai prislopini sąmonę, arba tu visiškai tą sąmonę prislopini 30 minučių. Taip, jeigu tu visiškai prislopini, anesteziologas turėtų būti, kuris visgi žiūrės, kaip vaikas atsigauna, duoda jam tą mišinuką sirupėlį išgerti, nu tiesiog stebi. Nes tai yra išgeriama. Išgeriamas tas vaistas. Per 15 minučių jis paprastai pradeda veikti ir trunka apie 30 minučių. Tai tu negali sedacijos metu imti ir sugydyti 8 dantų. Žinoma, kad laiko ne. yra per mažai. Ir sedacijos minusas, kad visgi vaikas yra sąmoningas, jis gali judėti. Ir Gali būti nevalingų judesių. Ir valingų gali būti judesių. Sedacijos minusas dažnai, tikrai dažnu atveju, vaikas vis tiek yra neramus. Jam suveikia į kitą pusę, gaunasi tokia reakcija, Ažituotas vaikas. kad jis vis tiek yra neramus, jį reikia laikyti, nes jis juda. Geroji dalis, kad po sedacijos jis neprisimena, kad buvo laikomas, kad jis verkė ir panašiai. Atminties tokios spragos. Bet gydytojų asistentui ar kartais yra prašoma, kad mama ir tėtis palaikytų vaiką, tokį visą besispardantį. Nu vis tiek toks egzorcizmas, man čia iš egzorcizmo senso. Gali būti ir kaip ir kaukinė sedacija, tai inhaliacija dujomis primigdomas. Tuomet užmigdomas, bet tai trunka apie 20 minučių. Labai trumpa. Tai irgi vėl labai skubėt turi. Ar dantį ištraukti, ar pasaitėlį nukirpti. Turėjau pacientę, mergaitė autizmas, toks sunkesnis autizmas, kad Tada jau tikrai yra suprantama. į kontaktą neinama, tai netgi tas danties pašalinimas, tik su tokia sedacija. Tikrai tik taip. Ir vaikas po sedacijos, aišku, atsigauna greičiau negu po narkozės, jis tiesiog prabunda ir, kaip sakiau, dažnu atveju neprisimena, nei kad verkė, nei kad rėkė, nei kad blaškėsi. Bet turbūt mes turime pratinti vaikus, kad gyvenimas yra visoks. Kad gyvenime yra skausmo, yra nemalonių procedūrų ir nereikia to viso nemalonumo kažkaip užtraukti tarsi užuolaidom. Juk neapsaugosi vaiko visą gyvenimą nuo visko. Tegul patiria tą gyvenimą toks, koks jis yra. Priklauso nuo vaiko amžiaus. Žinai, irgi buvo pacientas, kuriam tikriausiai 12 metų ir vaikas tiesiog bijo, bet 12 metų tai ne, tai mano vaikas toks. Tai yra mažas suaugęs. Taip, jo yra pakankamai tu su juo turi didelė branda emocinė. Kažkaip prieiti, nes jeigu jam dabar reikia sedacijos, kas bus vėliau suaugusiam. Po Jis truputėlį vengs odontologų ir vengs neis, kol ten tie dantis visiškai galutinai neišbirės. gali būti ir taip. Tai tiesiog aš tai visuomet esu už tai, kad tą vaiką pratinti įvairiais būdais, įvairiais metodais. Nuo pat mažumės. Aišku, jeigu dantis, bet nepamirškime, jeigu dantis skauda, jeigu dantis pūliuoja, jeigu dantį reikia šalinti, o vaikas niekaip nesileidžia. Taip, tuomet ir yra tos pagalbinės priemonės, ar tai yra narkozė, ar tai yra sedacija, nes atlikti darbą reikia pašalinti pūliuojantį dantį, kad nebūtų organizmo intoksikacijos. Tai viskas visgi nuo to, kokia yra situacija, priklauso, kokį gydymą pasirinksi. Bet sedacija pradėjo populiarėti turbūt ne taip seniai, 5 metai prieš, anksčiau nebuvo. Dabar yra daug klinikų, kurios atlieka sedaciją, taip, ar tą kaukinę, tą inhaliaciją irgi daug yra. O kai tu mokinais, daug pas jūs kalbėjo apie tą sedaciją? Nebuvo tai trendas dar? Nežinok, ir iš viskai mokinausi, kas pas mus buvo. Vaikas, kuris nekontaktuoja su gydytoju, yra siunčiamas, sakykime, į Žalgirio kliniką ar į vaikų ligoninę. Kaune, pabaigiau mokslus. Ir jeigu sedacija nepavyksta, tuomet yra taikoma narkozė. Visuomet yra pradedama nuo sedacijos, nuo to lengvesnio. Pirmas etapas, tai yra lengvesnis. Lengviau padaryti, lengvesnis atsigavimas, nes narkozė tai yra intraveninė, vaikas užmigdomas. Tu gali reguliuoti, kiek laiko reikia užmigdyti taip, nes galbūt tau tikrai visus 8 dantis reikia sugydyti. Bet tai yra atsigavimas. Bet vėl klausimas, kaip mes prieinam iki to, kad tavo vaikui sugedė 8 dantis? Ta prasme, kur tu buvai prieš? Tėvų negebėjimas prižiūrėti net savo dantų. Aš turiu, žinok, ir tokių pacientų, kuriuo aš matau, kokie yra tėvų dantis. Ir lygiai tokie patys vaikų. Labai keista, kad yra svarbiau. Tikrai žinau aš savo pacientus ir keista, kad, sakykime, laikas ir lėšos yra skiriama kelioniai,
O ne dantų sveikatai. O ne dantų sveikatai. Juk nuo Tai dantų tavo sveikatos vaikas. ir šiaip nuo dantų sveikatai labai daug įtakoja, jeigu dantis nesveiki, mes neteisingai kramtom maistą. Negalim jo pakankamai Virškinimo trakto virškinimo problemos. Taip, tai trakto dantų problemos, nėra. paskui visokie refliuksai atsiranda, Taip. įvairios problemos, gastritai, tai visgi tai yra nuo to turbūt gal ir ta sveikata mūsų prasideda nuo burnos, visa virškinimo sistema prasideda nuo burnos ir leidžiasi žemyn, Kalba, vaiko drąsa, tie socialiniai dalykai. kas Aš yra turiu- labai svarbu. Žinai, aš turiu dabar 8-metę ir jos iltis yra iltis dar likusios. Turi 4 išdygusius nuolatinius ir iltis dar pieninės, jos yra juodos. Ir ta mergaitė pas mane prašo padaryk, kad jie būtų balti. Kodėl? Todėl, kad mokykloje nefaina. Juokiasi vaikai. Ar juokiasi, ar pačiai nesmagu? Vaikui tai irgi svarbu. Taip. Žinoma, kad Kaip svarbu. mes norime baltų dantų, tikrai paaugęs vaikas nori lygiai to paties. Todėl, kad tiesiog balti dantys asocijuojasi su sveikata ir tai Su yra kaip sveikata, grožio, taip. kaip ir sampratos dalis. Įsivaizduok, kaip tu atkastų maistą be 4 priekinių dantų. Buteliuko kariesas. Sunkiai. Neįsivaizduoju. Geriau neįsivaizduoti. Geriau neįsivaizduoti. Neįsivaizduojam tokių baisybių. Tai turbūt visgi vėl viskas atsirema, kaip ir sakoma, kad obuolys nuo obels. Tai viskas atsirema į mūsų tėvus. Mes perduodam tuos geruosius ar bloguosius įpročius. Ir jeigu vaikas kasdieną mato, kad mama ir tėtis tuos dantukus ryte vakare brūžina po 2 minutės su vienu ir kitu šepetėliu ir trečiu šepetėliu, tada ir vaikui tai atsiras tarsi tai yra visiškai įprasta rutina. Taip. Ir nebus tokio, kad ai, nenoriu aš valytis dantų, nesivalysiu. Žinai, pas mažą vaiką gali būti, kad Gali. nenori, tu gali irgi per prievartą valyti, bet vaikas neprisimins, viskas gerai. Galima valyti, mamos, galima valyti, Turbūt prispausti nereiktų ir vaikų valyti. bijoti pavirkdyti. Nereikia bijoti, nes aš visuomet sakau, kad tegul verkia dabar, nes jam nemalonu, bet nebus taip, kad jis man verks susipuliavusiu dantimi. Tikrai, aš savo vaiką prispaudusi valydavau pasiguldžiusi. Labai žiauriai skamba, bet jis nepamena. Aš pasiklausiu, ar tu pameni, sakė, nesako, aš tikrai verkdavau, kai reikėjo. Nieko, eis dantis po valyt. 20 metų pas psichiatrą ir sakys, visos mano bėdos prasidėjo nuo to, kad mama prispaudė ir valė dantis. Gali būti. Žinai, Rasa, aš dar prisiminiau, mes tavo vaikam ne tik įgūdžius perdodame. Spėk, kas yra tie, kurie užkrečia tas sterilias burnytės su bakterijomis. Močiutės. Nu, tėvai, prie ko močiutės. Nu, gerai, gal ir močiutės. Vaiko burna, kol nėra danties, nėra kur bakterijoms kolonizuotis, nu, tokia sterili. Ir tas streptokokas mutans, jis atkeliauja iš mamos ar tėčio. Bučiuojant. Tai yra bučiniai, tai yra, žinai, anksčiau buvo pakramta maistą ir duoda vaikui. Aš apie Tas šitą pats- pagalvojau, dėl to močiutės apkaltinau iš karto. Tas pats šaukštelis, taip, valgo mama plaižymas, taip vaikui. Taip atsiranda bakterijos pas vaiką burnoje. Ir Mane tuomet tūsė. ramiai. Ir nu, tuomet jau tėvų darbas tas bakterijas valyti, žiūrėti, kad tos bakterijos neturėtų kuo maitintis. Tai iš esmės pirmas dalykas, higiena, elementari higiena. Prisilaikyti Ne, nu, ir gerai. nesidalinti. Žinai, visuomet pasidalinsi, anksčiau ir vėliau pasidalinsi, čia tiesiog šiaip fun fact, kad pirmiausia tai mama ir, tėvų. mama ir apsikeičia bakterijomis su savo vaikeliu. Ir mytyba. Tos cukrus žiūrėti. Tai gerai, gydytoja, pašnekame apie tą mytybą. Pašnekame apie mytybą. Kogi negalima duoti tiems vaikams? Šiukštu, griežtai, nu. Žinai, aš taip manau, kad viską su saiku Bet ir nuvalyti, bet rekomenduojama iki 2 metų, sakau, to jokio pridėtinio tai cukraus. reiškia jokių, ta prasme, pridėtinė, tai vaisiai galima. Vaisiai, nu, pavyzdžiui, apelsinos obuolys yra gerai, bet obuolių sultys, kuriomis vaikas nuolat ten skalausis rūgštomis Todėl, kad ten yra pridėtinio cukraus. tai jau yra blogai. Taip, pridėtinis cukrus. Tyrelės. Mano vaikas labai mėgo tyrelės. Visi vaikai mėgsta tyrelės, nes jos labai gražiai supakuotos, labai Ten yra patogiai. 13 gramų cukraus. Tose vienoje- gražiose vienoje toj gražiose tyrelėje. tyrelėse. Tikrai esu davus. Visos mamos davė. Tai aš irgi esu davusi, žinoma, pieno gėrimas miau, kuriame kalcio, kaip ir kalcio naudingumas yra lygus nuliui. Nes, Nieko. nes Iš miau, iš smilgelės, nieko tas kalcis nedaro patekęs į burną, į kūną, nieko gero, bet tai yra labai labai daug cukraus. Cukraus. Siaubingai daug cukraus, taip.
Kukurūzai labai populiarūs sausainukai. Žiūrėk, o kukurūzai tie, Bet kurie yra yra- ekologiški be nieko. Pasižiūrėjus, tiek cukrus yra. Ne, cukraus juose nėra, bet tas kukurūzas yra krakmolas. Krakmolas. Valgai kukurūzai, jis įsitrina į vageles, į tuos giliuosius danties sluoksnius, o ne, jis ten gyvuoja savo sėkmingai. Jis kyla į cukrų. Taip, seilių amilazė, seilių fermentas suskaido į cukrų, tuomet burnos bakterija pradeda tuo cukrumi maitintis, išskiria rūgštis ir taip mes turime gedimą. Tai visi sausainukai ar kukurūzai, kurie yra be cukraus, kurie yra ekologiški, tokia meškos paslauga. Visiškai tai gadina dantis. Dantys nuolat yra aplipę kažkuo. Jeigu dar tu duosi atsigerti ne vandens, o duosi va tų sulčių, o dar žiūrėk tyrelį ant viršaus. Kosmosas kaip Visas blogai. balius bakterijom. Tai reikėtų geriau tikrai duoti vaikui obuolį, morką, nežinau, agurką, sūris, kuris sumažina irgi tiksliau padidina pH, tą rūgštingumą. Tai sūris gerai yra. Sūris yra gerai. Fermentinis sūris yra gerai, sūrio lazdelė yra gerai, uogos yra gerai. Bet svarbu žiūrėti to pridėtinio, kečupe kiek daug, jogurtuose, o sūreliuose. Realiai, taip, šitas tai. Bet vis- yra visame turbūt tas tame. maisto produktai, kuriuos jau mes akivaizdžiai identifikuojam, kad ten yra cukrus, bet turbūt vėlgi, kuris yra krakmolo pavidalu, visgi reikia specifinių žinių, kad tu žinotum, kad tas krakmolas kyla į cukrus. Kad jis kyla į cukrų. Ir kad Taip. toliau Taip. kenkia. Tai tada iki 2 metų neduodam pridėtinio cukraus jokio, o paskui, nešventieji puodus lipdo ir vaikai geria Coca-Colą, biški ir sulčių geria, ir ten čiulpinukų biški kartais gauna. Tai vat kaip kiek saikingai gali palepinti savo vaiką, arba ką daryti pavalgius tokio maisto. Bėgt valytis? Jeigu vartojame rūgštų maistą, tai negalima iš karto valytis. Reikėtų tas rūgštis truputėlį sumažinti rūgštingumą. Tuomet irgi ar praskalauti. burną Vandenu tiesiog. tiesiog. Atsigerti vandens, praskalauti vandens. Tas sūrio gabalėlis irgi šarmingumą padidina, kad sumažina rūgštingumą. Jeigu valgė kukurūzą, tegul suvalgo tą pusę pakelio ir tada bėgam valyti vaikui dantų. Supratau. Kad tai nebūtų nuolatinis užkandžiavimas, kad nuolat, žinai, kelionėje iki pajūrio Visą laiką sėdi su to valgom. kukurūzų maišu ir 3 valandas valgo tos kukurūzus Pavalgo? ir kartais užgeria sultimis. Vat, baisu. Čia tas Tai blogiausia. tuomet Turbūt yra blogai. paužkandžiauji kažkokio to maisto Ir pasistengti išvalyti dantis. Arba, žinai, ką jau minėjau, tas ksilitolis. Yra daug labai, rinkoje dabar yra Tikrai daug. Ksilitolio guma, ksilitolio pastilės, ledinukai. ledinukai. Čilpinukai, lyg čiupa Taip. čipsas. Jis yra tikrai labai skanus, irgi pirkdavau vaikams. Nuostabus saldėsis. O Ir skanu, ir nauda. O kokia ksilitolio nauda, ta prasme, jis tą šarmingumą didina, ar kartu stiprina dantų emalį? Ksilitolis irgi jis yra natūralus, natūralus cukrus, toks cukraus alkoholis, o iš tiesų nei cukrus, nei alkoholis. Nei tas, nei tas. Nei tas. Jis gaminamas iš celiuliozės, iš lapuočių medžių, pavyzdžiui, beržų, populiaru iš beržų gaminti. Ir jis kaip ir jaučiamas tas saldumas, vaikui patinka, skanu, čia kalbant apie ledinukus ir gumas, O naudas? bet savo sudėtį ten yra berods 5 anglies atomai, o ne 6. Bakterija geba prisijungti ten, kur yra 6 atomai ir tada bakterija naudoja tą cukrų. Tai jinai negali valgyti. Rūgščių bakterija negali ksilitolio Ksilitolio valgyti, suvalgyti, ji jo nefermentuoja. Tai jinai Taip. ant dietos tada būna. Bakterija ant dietos. Ir ksilitolis yra antibakterinis, tai tikrai, Tai jis dar naudos yra jis papildomos. skatina seilėtekį. Kuo daugiau Seilėtekis seilių. geriau, nes Kuo nuplauna. daugiau seilių nuplauna. Jeigu dar tuomet vaikui duosi kažkokį kietesnį maistą, irgi kuo kietesnis maistas, tuo daugiau seilių skiriasi. Tai irgi gerai. Nu, Reikia mums toks duoti tuos vaikams Pliusas. graužt morkas. Ir morkas duoti ir ksilitolio, tikrai. Ksilitolio pastilės, tai lyg saldainukai, lyg skanėstas, tu gali ir į darželį, ir į mokyklą įdėti, nes tai nėra traktuojama kaip saldumynas. Tai yra po to užkandžiavimo nesveiko, bent jau kažkiek, žinai, padės. Tai netolygų danties valymui. Supratau. Tai reiškia, kažką vaikas paužkandžiavo, negero, netinkamo, ko mamytės neturėtų iš vis apskritai duoti. Tada mes galime kažkaip tą savo žalą sumažinti, jeigu neturime galimybės vaikui išvalyti dantis, Taip. duodami kažkokią ksilitolio. Taip. Ar guma, jeigu vaikas didesnis, puikiai kramtys gumą, ar ne? O nuo kiek Ar kelių tas metų čia vaikai čiulpingas? geba kramtyti gumą ir neprarys jos?
Žinok, čia irgi taip individualu. Nuo vaiko priklauso. Reikia stebėti savo vaiką. Maniškai jau 3 metę mokėjo tą gumą kramtyti. Reikia tiesiog Šiaip savo vaiką nesiūlyčiau žiūrėti. 3-mečiui duoti, bet taip, Trečiam ne. aš jau tikrai sakyčiau vyresniam vaikui 5-6, bet mano 3 metai jau to darė. Reikia stebėti vaiką, bet tai gali būti alternatyva, sakykime, kai mes esame ar kažkur viešoje vietoje, ar kažkur, kad neutralizuoti būtent tą užkandžių žalą. Bet apskritai, užkandžių ir iš turbūt sveikos mitybos požiūrio, iš užkandžiai tai nėra tas maistas, kuris turėtų pakeisti mūsų kasdieninius 3 pagrindinius valgymus. Užkandžiai, vaikui, žinok, reikėtų 4-5 kartus valgyti ir stengtis kuo mažiau va to kukurūzas, sausainis, nesislopina apetitą ir paskui privalgo užkandžių, ateina laikas vakarienės, tų brokolių ir tas vaikas nenori tų brokolių. Taip. Supratau. Yra toks, teko girdėti, kad žandikauliai silpnėja ir prastėja, nes yra vengiama vartoti kieto maisto. Ta aš girdėjau ir iš darželio auklėtojų, kad kai vaikai nevalgo kieto maisto, jie silpniau, kaip pasakyti, turbūt vystosi tie žandikaulių raumenys ir būtent atsiliepia į kalbą. Tai yra tiesa, vaikams reikia duoti tą kietą maistą, reikia nebijoti duoti. Vaikams taip, reikia kieto maisto, kad tikrai, kad vystytųsi žandikaulis, kad jis augtų didesnis. Aš dabar galvoju, nepamenu, iš tiesų skaičiau, bet nepamenu, kuri šalis, ar tai yra Korėja ar Kinija, žmonės valgo minkštą maistą, perdirbtą. Ir protiniai dantys jau yra išnykę. Nėra protinių. Protiniai neauga, net nesusiformuoja, tokie, žinai, rudimentiniai. Bet dabar pas juos trūksta ir 7 dantų, dažnu atveju tie 7 neišsivysto. Čia dėl to, kad organizmas pergalva, man nereikia čia tų dantų. Vis tiek aš čia valgau skystą maistelį. Taip. Tai kietas maistas turėtų būti, sakau, ir seilėtekį skatina, ir raumenynas taip auga, ir žandikaulis turėtų būti kietas. Juk prisimenu, kai vaikai buvo kūdikiais, irgi duodamas kramtukas. Irgi skatina tas kietas ir seilės skiriasi ir irgi tai vystymuisi raumenų. Bet turbūt reikia visgi nelengvinti tiem vaikam gyvenimą ir neduoti to minkšto maistelio, tų tyrelių nebereikia. Tai vietoj tyrelių gautų obuolį. Turi dantis ir graužtą obuolį. Taip. Kartais būna ir taip, kad tarsi nėra skylės dantuke, bet dantukas minkštas. Ar įmanoma tai sutvarkyti, kaip ir dėl ko tai atsiranda? Ar tai yra kažkokių trūkumas vitaminų, tarsi vitamino D arba kažkokių mikroelementų, kalcio? Ir vitamino ir D gali būti trūkumas, nes jie susiję apykaitai. Prasme, turi būti ir vieno ir kito pakankamas kiekis, kad galėtų ir tas kalcis likti dantyje. Bet kas dabar man labai graudu matyti, kad daug vaikų ateina su dėmelėmis ant dantų. Apie tai, ką kalbėjom, tie meloblastai, kurie skatina, formuoja emalį. Tai yra toks sindromas, MIH sindromas, molar incisor hypermineralization. Tai yra mineralizacija neįvyko emalyje. Emalio ta hipoplazija, emalis nesusiformuoja, ten turim dėmę. Kaip sakiau, kad reikia super gerai prižiūrėti. Jeigu tai paprastai aiškinant, tai mano dantukas yra neapsaugotas. Jis ten plikas. Ne tai, kad plikas, bet jis padengtas, žinai, vietoj striukės tu eini užsivilkusi polietileninį maišelį. Supratau, tai liūdesys. Tu kažką turi, bet vėjas papūs, viskas nupliš, nuneš. Taip. Tai dabar tas, į sveikatą rasi, dabar tas kaip ir defektas, tas michas, tas neišsivystymas emalio yra apie 13% vaikų tarpe iki 10 metų, tai labai daug. Anksčiau buvo labai daug ir nežinau, ar anksčiau taip nepastebėdavom, bet pas suaugusius pacientus aš mažai tą pastebiu, o dabar pas vaikus yra ir pas mano giminaičius, yra ir pas mano dukrą. Tai reiškia, kažkas yra aplinkoje. Tai ne genetiškai, aplinka įtakoja. Aplinkos žala, taip, kaip ir sakėm, kad 100 veiksnių, kurie skatina tą emalę nesiformuoti taip, kaip reikia. Ir pieniniai dantys formuojasi nuo tos 14 nėštumo savaitės, o nuolatinių dantų emalis formuojasi nuo to, kai vaikui yra
berods 1 ar 2 metai. Ne, nuo 6 mėnesių, kai vaikui yra 6 mėnesiai, tuomet jau formuojasi Net nuolatinių sprendėsi dantų. mano burnos sveikata man 6 mėnesiai, o sprendžiasi, Taip. kokie mano bus dantys likusį gyvenimą. Taip. Ausų uždegimas, plaučių uždegimas, vartoti antibiotikai, tai irgi didelis karščiavimas. Žinai, gripas, 40 temperatūra, ameloblastai perdegė kažkur ne ten, susiformavo, atsiranda- susidėjo. Ir mes turime va tą išdygusį dantį, kuris ir vizualiai yra negražus, nes dažniausiai tas defektas yra ant centrinių dantų, Priekinių. 2 centriniai priekiniai, apatiniai centriniai gali būti. Tai ką aš matau. Ir tuomet šešiukai. Tikrai esi mačiusi pas daugą. Tai va tas vietas, tuos silpnuosius dantis mes turime pasakyti tėvams, kad tai yra silpnoji vieta, reikia stengtis prižiūrėti, jau tuomet ir ksilitoliai, ir mitybą, vaikui labai paaiškinti apie mitybą. Žinai, mes išleidžiam į mokyklą, nes jau čia kalbame apie nuolatinius dantis, išleidžiam į mokyklą, ką jis valgo, ką užkandžiauja. Nežinau. Tu gali namuose puikiai valyti, bet vaikas tau nuo ryto iki 2-3 valandos valgė netinkamą maistą. Ir tuomet mes jau turime emalio ištrupėjimus. Jis ištrupa. Neatsiveria skylė, jis tiesiog nutrupa. Žinai, kaip uoliena, kuri nėra tvirta. Sutrupėjusi. Nutrupa. Turim ertmę, ten sunkiai kimba plomba, nes emalio struktūra kitokia, plomba nenori prie jo laikytis. Dantis yra labai jautrus ir dantis dažniausiai tiesiog aplūžinėja, nulūžinėja. Tai visuomet sakau tėvams, jeigu jūsų vaiko priekiniai dantis išdygo su dėmėmis, nes jaudinam dėl estetikos, ateityje tikrai bus sukurta, kaip pagelbėti ir estetinį plombavimą. Sveikata. Mums yra svarbu išlaikyti tą dantį, kad jis nenutrupėtų. Nežiūrime estetiką, lai būna amber dėmė, mes žiūrime, kad ji liktų, kad ta dėmė liktų, kad dantis neištrupėtų. Taip, tai tinkamos pastos, tinkama mityba, kuo mažiau cukrų, kuo mažiau kolos spraitai. Kolas spraitas ir fanta, jie visi tolygus, ten ta šventoji trejybė ir Red Bullis. Ką paaugliai geria? Red Bulli. Red Bulli. Ką vaikai geria? Coca-Cola. Coca-Cola. Tai tiek apie dantis, kurie jau gali būti. Vat, jis išdygo su defektu. Reikia stengtis išsaugoti tą dantį, nes, kaip sakau, 13% iki 10 metų tai yra labai labai daug, didelis skaičius. Bet odontologai gali kažką padėti, pastiprinti, įsotinti vaikų dantis? Stiprinti. Taip. Bet čia, ar mes tėvai turim stiprinti, ar čia ir mes iš jūsų galim tikėti šiek tiek pagalbos? Daugiau iš mūsų, nes tuomet yra skiriami lakai namuose, ta kasdieninė priežiūra, tinkamos pastos. Yra pastos, kurios be fluoro, bet su hidroksiapatitais ir kurias galima namuose tiesiog vakarui užtepti ant dantų paviršiaus. Užtep ir vaikas eina miegoti. Ta pasta skatina remineralizaciją, reiškia, kad mineralai neišbėgtų, bet kad jie tvirtina slieką, juos stiprinti, lipdyti. Taip, supratau. Ir tai čia ta namų priežiūra, o pas mus kabinete galima užtepti fluoro laką ir irgi su tais hidroksiapatitais, kas jau bus ilgesniam laikui. Tu įsotini dantį su tuo laku, bet turi tėvai atvesti kas 3-4 mėnesius, iš pradžioje kas mėnesį tas vizitas turi būti. Tėvai tiesiog apleidžia, dažnu atveju tėvai nedaro to, ką turėtų daryti. Tėvai turi rūpintis vaikais, net konstitucijoje parašyta. Parašyta, tik žinai, tėvai turi daug darbų. Turi daug tėvai darbų, kartais netiki, kad visgi ta dėmė gali labai pakenkti vaikui. Tai priekinis dantis, kai dar nieko, bet krūminiai dantys labai dažnai tiesiog visi ir gumburai, viskas nuskyla, lieka toks, žinai, toks akmenukas vietoj danties. Toks plikas akmenukas, netekęs viso emalio, jis yra baisiai jautrus. Tu net negali prilipinti, nei tokių gauburiukų, tu prasme suformuoti, kad galėtų kramtymo funkciją atsistatyti. Viskas priklauso nuo to pažeidimo lygmens. Aš turiu pacientų, kuriuos stebėjau nuo mažo to amžiaus, nuo to, kai dantis išdygo, iki dabar, mano pacientė 18 metų, emalis sutvirtėjo tiek, kad mes galėjom jau atsistatyti tą dantį su plomba. Plomba prilipo. Tai reiškia vis dėlto gydymas reikia, tai reikia tik tais tokio turbūt vidinio užsispyrimo, kad reikia, privalu, noriu, nenori eiti pas tą odontologą, kainuoja, nekainuoja, bet reikia. Taip, tas žinok nekainuoja daug tas patepimas laku, bet tėvai dažniausiai ne dėl pinigų, bet neteina, tiesiog laiko pritrūksta ir panašiai. Manau, tas yra pagrindinis dalykas.
Dar turbūt visgi yra gajus mitas, kuris, mano nuomone, tai aišku, kad jis neteisingas, bet gal vis tiek paneigiam jį, kad pieninių dantų nereikia prižiūrėti, tik vis tiek iškiris. Nu, tai, Ne, baiko, apie ką mes čia kalbėjome šitiek laiko. nu, bet dar sėki pasakykite, ne, reikia prižiūrėti. Pieniniai dantys išdygo, ne veltui. Taip, kitaip ir būtume. Čia sėdėtume iki 6 metų be dantų. Maistas, maitintis, virškinimo trakto, kad būtų gera kaip ir būklė, kad nebūtų jokių ligų, ar ne? Fonetika, kalba. Socialiniai dantys. Šypsena. Mums reikia pieninių dantų, mums reikia jų neskaudančių. Taip. Nu, jeigu ir suplombuotų, bet mums reikia jų neskaudančių. Taip. Čia toks yra pagrindas. Ir pieniniai dantis, žinai, jie ir augina žandikaulį irgi, jeigu pas tave nebus dantų, jeigu nutiko trauma. Nu, vat iškrito Žinai, trauma. Dantukai pieniniai. Iškrito pieniniai dantukai. Kai stovi pieniniai dantis, kaip ir tai lyg tam tikras vektorius nurodo kryptį, kur turėtų augti ir nuolatinis dantis. Juk yra pieninis dantis, o po juo yra nuolatinis. Ir nuolatinis auga, stumia tirpina šaknis ir šast mes ištraukiam pieninį ir turim nuolatinį O dantį. jeigu negerai žandikaulis auga? Jeigu ištrauki per anksti pieninį dantį, tas nuolatinis gali pamesti truputėlį savo kryptį. Gali dantis susistumti ir nebus vietos nuolatiniam dantukui. Tuomet jau atsiranda ortodontinės problemos, ten visokie kryžminiai sakandys, tai yra jie susikanda ne taip, kaip turi būti, o taip kažkaip iš šoną, tarpai tarp dantų. Tai pieniniai dantis ir augina žandikaulį ir padeda vaikui gyventi. Ta prasme, be dantų neišgyvensi. Supratau, tai yra labai svarbu. O jūs dabar paminėjote apie žandikaulio vystymąsi, kokie ženklai mums išduoda, kad kažkas negerai su žandikauliu? Kada reikėtų apsilankyti pas ortodontą, vaikų ortodontą? O pas ortodontą tikriausiai odontologas turėtų nukreipti. Ne, aš pati sugalvoju. Nes, ne tu pati sugalvoji, nebent jau matai, kad, kaip sakiau, tas atviras sakandis, tavo vaikas čiulpia čiulptuką ar pirštą, ar pieštuką kramto, ar ne, turim atvirą sakandį ir tu sunerimusi. Kas išduoda, kad negerai? Turbūt vaiko veiduko forma pasikeitusi, matosi kitokia. Kaip aš galiu suprast, kad negerai kažkas tą mano vaikelį? Kai pradeda augti nuolatiniai dantis, tai tėvai dažniausiai būna susinerime, kad jie susigrūdę. Žinai, apačioje būna susigrūdę dantis, jie auga kreiviai. Kreivė, taip. Sako, išdygo tas vienas dantis, jis kreivas, sako, man reikia pas ortodontą. Tai šiaip pas ortodontą reikėtų apsilankyti, kai jau tikrai yra 4 nuolatiniai apačioj ir 4 viršui. Reikėtų tuomet apsilankyti pas ortodontą, jeigu tu matai, kad kreiva. Bet būna visokių išimčių, nes gali augti, apačioje išaugo 2, viršuje pradeda augti 2. Ir jie taip auga kraštas į kraštą. Ir jie neleidžia augti viens kitam. Supranti, vaikas pagal amžių yra per mažas, jam 6 metai, sakykime, bet dantis neturi kur augti ir jie dyla, nes trinasi. Nuolatiniai dantis turi štai taip užeiti, turi taip augti. Taip, apgaubia apačią viršutiniai dantukai. Tai, žinok, aš tai visuomet už tai, kad tiesiog eiti pas odontologą profilaktiškai ir odontologas pamatys, jeigu jam yra neramu, jeigu pamato kažkokius dalykus, kad laikas nueiti pas ortodontą. Nes irgi tikriausiai apie 9-8 metus dar yra viena problema, kad vaikams gali neišsivystyti dantis. Tiesiog adentyje tam tikro danties. Tiesiog dantuko nėra. Dantų nebuvimas, taip, irgi skirtingos priežastys, bet dažnu atveju nepavyksta net nuspėti, kodėl taip yra. Gali būti genetiškai, ne, jeigu tam pas mamą, pas tėtį nebuvo kažkurio danties, tikrai ir pas vaiką gali tas būti, bet būna taip, kad ir seneliai su dantimis, tėvai su dantimis, o pas vaiką šast ir nėra 1, 2, 3, 4, 5 dantų ir jų nebus. Tai va, odontologas irgi, žinai, turi apsičiuopti, nes ateina 9-metis, turėjau 9-metę mergaitę ir matau pieninis dantis dar stovi. Ir tu čiuopdamas jauti, kad jau ten augs nuolatinis dantukas. Čiuopi gleivinę, tiesiog burnos ertmėje, ir paprastai ten, kur augs dantukas, toks burbuliukas išsikišęs. Ir tu nečiuopi to gumbelių, tu nečiuopi nuolatinių dantų, nuosinti daryti panoraminę nuotrauką, panoraminę visos burnos, ir kad pamatytum visgi, ar tas dantis yra labai giliai, ar jis vėluoja dygti,
ar jo visai nėra. Nes tuomet tėvai taip turėtų užsirašyti pas ortodontą ir pradėti spręsti tą problemą, vat jau nuo dabar planuoti, ar ten bus breketai, ar tą pieninį dantį traukti, ar jį laikyti maksimaliai ir kai vaikui bus 20, ten bus implantas. Nu, tvarsime, tuomet jau tokie sudėtingesni dalykai. Sprendimai, kuriuos turi atlikti ortodontas. Taip, ortodontas pasitaręs su tėvais visą tą tolimesnį gydymą iki vaiko saugystės, iki suaugusio žmogaus. Kiek daug problemų. Pasitikėti odontologais, vesti pas odontologus. Gydytoja labai dažnai tą kartoja, vedam pas odontologus. Girdėt? Vedam. Gerai, kalbam apie problemas, nemalonės, pakalbam apie bruksizmą. Nes net ir vaikai griežia dantimis. Suaugusiai griežia dantimis ir vaikai griežia dantimis. Kodėl? Nuo kada? Ką daryti? Griežimas tai yra kaip ir iškrova, streso iškrova, to nerimo paleidimas. Mes galim graužti nagus, galim sukti plaukus. Truputėlį apie kūdikius noriu pasakyti, nes gali griežti ir kūdikiai. Nu, jiems jokio streso. O tai kodėl tie kūdikiai griežia? Jiems dažniausiai jokio streso. Kodėl griežia kūdikiai? Nes pas juos išauga dantis. Du viršui, du apačioj. Ir jie pažindinasi. Supranti? Kažką galima veikti. Taip, vietoj to, kad kumštis burnoje. Galima kažką veikti, galima tuos dantukus dantį trinti, taip. Bet su kūdikiais tai yra lengva, tiesiog mama turėtų nukreipti dėmesį, kitą linkmę duoti kažkokį žaisliuką ir vaikas pamirš, kad čia pas mane burnoje, žinai, yra kažkokia pramogėlė. Mažų žaisliukų, taip. Tai daug sudėtingiau jau su tais vaikučiais nebe kūdikiais, kai mes turim pilną tą susiformavusi. Tai pieninį sukandimą vaikas gali pradėti griežti. Ir kai dantys yra sukandami ir kai jie juda, mes girdim tą baisų garsą. Girdim. Tas baisus garsas. Dažniausiai pradeda griežti, galvoju, nereik baimintis vaiko griežimo. Apie 9-10 metus jis turėtų liautis tą daryti. Tai yra tam tikra fiziologija. Kai reikia nugriežti, numažinti pieninių dantų gumburus, pradeda augti nuolatiniai dantys. Kažkas neramu ten jam, ne? Kažkas nesmagu ten toj burnoj. Neramu toj burnoj. O šiaip didžiausias visgi priežastis tai yra psichologija, tai yra stresas, tai yra nerimas, gali būti ADHD, jeigu vaikas nerimastingas, taip, gali būti neurotiški vaikai, jiems bus dažnesnis dantų griežimas. Vaikai, iš kurių tikimasi labai daug, nežinau, darželėje, mokykloje, būreliuose ir tau tiesiog neramu, taip. Ir dar viena iš priežasčių tai yra miego kokybė. Galbūt tas tokio gero miego nebuvimas, miego higienos nebuvimas, trikdžiai, šviesos trikdžiai, telefonas prieš pat miegą, ta mėlynoji šviesa, tiesiog. Tai yra nekokybiškas miegas. Kirmėlės atmetam. Nesukelia dantų griežimo. Šitas turbūt gal kai kurie net nežino šitą mitą, kad jeigu vaikai griežia dantimis, tai žinokit, turi spalinukių. Taip. Bet šitą irgi, žinau, kažkada galvojau, kad galėčiau pritempti, kad visgi tai yra tiesa. Bet tai nėra tiesa. Tavo miegas bus neramus. Nes tau kažkas ten irgi vyksta. Taip, visi niežėjimai, nesmagumai, šitą galima pritempti, bet tiesiog nebūtinai, nes anksčiau būdavo tokia, žinai, diagnozė, grieži dantimis. Kirmėlių turi, žinai, reik vaistų, iš karto reik vaistų ir baigsis visas griežimas. Dar šiaip gali būti vaikui gastroezofaginis refliuksas. Taip. Ir kas yra tuomet, skiriasi rūgštys ir vaikas tokia apsauginė, tavo kūnas pats bando apsisaugoti. Kai grieži dantimis, išsiskiria seilės. Seilės tas rūgštis nugesina, nuslopina, kad tau nieks negriaužtų. Tai irgi, kad gali būti ir tas. Tai jeigu griežimas baigėsi apie tuos 9-10 metus, tai viskas yra gerai, nepanikuojam, baigėsi, taip. Gali būti blogiau, kai bruksizmas jau įtakoja paauglius ir tos neigiami dalykai, kai pas vaiką jau susiformavęs nuolatinis sukandimas pilnai. Ir jis toks griežtas, ne? Jis griežia. Jis nugriežia iš nutrino dantų paviršius, tuos gumburus, tuos visus kalnelius, ką mes gauname, tą mūsų anatomiją. Nutrinami gumburėliai, sužemėjęs sukandimo aukštis,
susiskaldo dantys, tuomet ir priekiniuose dantyse tas matoma. Tai yra įtampa sąnaryje, kažkoks galvos skausmas. Aš žinai, mokykla tau, visi egzaminai, mokslai tau, ir taip nesuprasi, visą susinervinęs. Ir dar skauda kažką čia. Įtampa čia. Taip, ir žandikaulio sąnarys dėvisi, tai yra tų pacientų ir kurie labai jauni, 18-17 metų, bet mes matom didelį dantų nudėvėjimą. Ir, tuomet reikia žiūrėti visgi, ar emalis tirpsta nuo kolafanta, mityba, kur tas emalis. Ar tai yra griežimas, ar tai yra ir gerlas, gastroezofaginis dažnai būna irgi. Tai reikia taip nustatyti priežastį ir tada spręsti jau kompleksiškai, ar mums čia reikia vaistų ir viskas liausis, ar visgi keliauti, ar pas lorą siūsti, ar mažinti raumenų tonusą, kad jie atsipalaiduotų pas kineziterapeutą, nusiųsti veido kineziterapiją, mankštos, veido masažai, tokie pratimai į namus. Viso tai padeda. Kapą nuo bruksizmo galima tik tuomet, kai vaikui negalima, kai jis pakankamai suaugęs, tas žmogus paauglys. Kai jau dantys nebedygsta. Kai dantis nedygsta, bet gerai būtų, kad ir žandikaulis nebeaugtų, kad kapa vėlgi nieko neblokuotų, neiškreiptų. Tai visgi kiekvienas gydymo būdas vėl turbūt skirtingas pagal vaiko amžių. Ir turbūt grįžtame vėl taip pat. Reikia eiti pas odontologus. Žinai, dar griežimo pieniniuose dantyse minusas. Kai tu grieži, jeigu dantis yra plombuoti, nuo to krūvio tau gali plombytė iškrenta. Ir tai nereiškia, kad odontologas nekokybiškai įdėjo tą plombą. Žinai, dėl mechaninio poveikio. Taip, dėl to poveikio, dėl trinties atsipalaiduoja plomba. Didelis krūvis, mes nugriežiame emalį, kas yra stipriausia žmogaus organizme, tai taip žinoma, mes sugebam patys atlaisvinti ir plombas, jos iškrenta, tik tėvams tai yra sunku suprasti. Tai turbūt žinai, tėvai visada galvoja, kad tiesiog tu blogai darbą atlikai, gal todėl ta plomba nesilaiko. Tai mes tada galim tėveliam pasakyti, kad jeigu jūsų vaikas griežia dantimis ir turi plombą, tai turbūt reikia periodiškai stebėti, ar plomba vis dar yra vietoje. Teisingai pasakiau, gydytoja? Visiškai teisingai, Rasa, taip. O dar jeigu ateisite, nežinau, pas į metus 2 kartus. Pas odontologą. Visai bus tobula. Taip. Gerai, gydytoja. Kokias klaidas dažniausiai daro tėvai rūpindamėsi vaikų dantimis? Na, tai pirma klaida – neina pas odontologą. Antra klaida didžioji? Didžioji klaida – maistas ir priežiūra. Maistas priežiūra. Tiesiog maistas ir priežiūra. Ir dar labai reikėtų ir močiutėms. Oi, močiutėms reikia atskira tema, todėl kad vasarai vaikai iškeliauja pas močiutės, ateina vasaros gale pas odontologą apžiūrai ir sakau, tau, kas čia buvo? Kariesai, tai močiutė nevalgė ir davė saldumynų. Tai mes visuomet taip juokaujam, kad sąskaitos siūsi močiutė į gydymo, bet kad suprastų, kad ir mūsų tėvai suprastų, nes mūsų augino kitaip, bet ir senelius reikia edukuoti apie tai, koks tas maistas tinkamas ir kad reikia valyti dantis ir kad močiutė turėtų padėti tam mažam vaikui išsivalyti. Iš tiesų, nežinai, 2 savaitės palikti tą savo eigą, juk močiutė šitiek maisto prigamina į, nežinau. O dar visko perka parduotuviai, ko tik vaikas nori. Taip, ko tik nori. Ir močiutė, nesivalys dantų, vaikeli nesivalyk, mėgot. Močiutė leidžia ilgai žiūrėti filmuką ir nesivalyti. Filmuką, paskui tingiu aš to dantukus valytis. Tai išsivalyti prieš miegą yra būtina. Tai yra be jokių atsikalbinėjimų, net jeigu labai vėlu. Privalu. Neturi eiti vaikas. Neturi eiti ir suaugęs. Žinoma. Bet vaikas su pieniniais dantimis, kurie yra silpnesni negu nuolatinių dantų, ar vaikas, pas kurį tik dygsta dar nuolatiniai, kurie yra silpni, čia privalu valyti. Tai gerai, gydytoja. Pabaigai. Kokia svarbiausia žinutė, kurią jūs norite perduoti tėvams, kas yra susijęs su vaikų dantų sveikata? Žinutė. Ar jau minėjau, kad reikia lankytis 2 kartus per metus pas odontologą? Tiksliai, manau, kokį 10 kartų, bet dar sykį galite pasakyti. Valykime savo vaikams dantis, būtinai, ir būkime tuo geru pavyzdžiu.
Ir ne tik apie valymą, žinai, Rasa, net apie maitinimąsi, kad nebūtų taip, kad tu valgai čipsus tą krakmolą, vaikui sakai, tau negalima. Sakys, kodėl Būk negalima. pavyzdžiu. Nu, būk vaikui pavyzdžiu. Naudok profilaktinės priemonės vaikams, tokios kaip silantai, manau, neapžvelgiam. Kad silantai tai yra tokia plastiška medžiaga, tai lyg lakas ir skirtas padengti tas giliasias danties vietas. Čia apie nuolatinius dantis, ne pieninius, o nuolatinius. Ir būtent krūminių dantų. Būtent krūminių, ten, kur yra vagelės, taip, tai krūminiai, prieš krūminiai. Tai vat, kai vaikui pradeda dygti nuolatiniai dantis, o tai nutinka dabar labai įvairiame amžiuje. Mano 5-metės dukterėčios jau turi augančius tuos 6-uosius. Paprastai tai turėtų nutikti nuo 6,5, berniukams 7,5, bet dabar anksčiau. Tai vadinasi, tas dantis pradeda augti ir silantui reikia padengti kuo anksčiau. Išaugo vienas dantis. Keliauji pas Turi odontologą. išaugti 4, ne, bet išaugo vienas dantis. Keliauji pas odontologą. Ir tuo labiau, kad silantai yra apmokami ligonių kasų, tai tėvams tai nekainuoja. Atkreipia dėmesį. Žinai, problema su vaiko amžiumi. Tas nemokama yra nuo 7 metų, bet dabar dantų dygimas yra spartesnis. Ir supranti, vaikas tik pagal savo amžių nuo 7 metų gali gauti. Bet aš, kaip sakau, mano dukterėčios 5-metės turi. Ta prasme, nereik laukti 2 metų, tai jau bus neefektyvu. Ir tai nėra turbūt tokia brangi procedūra. Ne, čia nėra ten, kur tu labai sutaupysi, žinai, porą puodelių kavos, tavo tas vienas silantas. Tai silantą uždengti kuo anksčiau, nes dantis išdygsta ir jis neapsivalo pats, nes jis dar yra per žemas, jis neturi draugų, į kurį kontaktuoja ir jis pats neapsivalo. Vagelės yra gilios, vagelės yra nesusiformavusios, jos ten toks kaip ir nemineralizuotos, minkštesnės tos vagelės. Ten greičiau įsitaiso kariesas. Ir greičiau įsitaiso kariesas. Tai vat vieno danties šepetėlis, ką kalbėjome, va, tokius dantukus reikia valyti iš visų pusių. Ir tuomet dėti tą silantą, stebėti ir jį, gali būti, kad jis kartais iškrenta, bet tiesiog stebėti. Prieš dedant silantą labai gerai apžiūrėti dantį, nedėti silantą ant dantų, kurie yra toks dantis su klaustuku, nesupranti, ar ten jau prasidėjo procesas ar ne. Tai aš tai renkuosi visuomet silantą nedėti į tokį dantį, į įtartiną vagelę. Nebent dėsiu savam pacientui, savam vaikui, kur aš galėsiu stebėti, ar aš kartais nepadariau meškos paslaugos, ar po mano silantų nesivystys kariesas. Tai jeigu tėvai supranta, paaiškini, pažada, kad tikrai atves, tu gali visais tais būdais stengtis apsaugoti dantį. Tai tiesiog klausykime odontologų, mylėkime savo vaikų dantis, mylėkime savo dantis, mažiau cukraus, daugiau morkų. Nes kas yra leidžiama tam paaugliui nuo 2 iki 18 metų 6 šaukšteliai pridėtinio cukraus, tai čia, žinai, 2 miau ir kečupo bulvyčių ir jau čia maks. Tai turbūt mes galime išgyventi be tam tikrų produktų pakankamai sveikai. Tai ta jūsų žinutė būtų. Lankomės pas odontologą, klausome odontologų, valgom taisyklingai, valom dantukus. Ryte vakare būtinai po maisto, ryte tai nėra taip svarbu. Svarbiausia yra valyti dantis, taip? Ir ksilitolis. Ksilitolis ir vanduo. Sultis pakeiskim vandeniu, nieko nekainuoja. Na, tai tarsi tokie patarimai yra paprasti, kas galioja visoms kitoms sveikatoms sritims, kad mes taip pat lankomės įprastai pas tam tikrų sričių sveikatos specialistus. Odontologas nėra išskirtinis, tai yra gydytojas. Mes galbūt pamirštam, kad odontologai yra gydytojai, bet jie ne dantistai. Jie yra burnos ertmės gydytojai ir turi pakankamai daug žinių, kad turbūt padėtų išspręsti įvairias burnos problemas tiek vaikams, tiek suaugusiems, arba gali nukreipti tolimesniam gydymui pas kitų sričių specialistus. Pas specialistą, taip. Turbūt apie vaikų dantų sveikatą galima kalbėti iki begalybės, bet tikrai galima. Bet apie tai jūs galite pasikalbėti su mūsų mylima odontologe Laura Šležiene. Atskirai ir kur gydytoją jūs galėtumėm sutikti, surasti? Surasti ir sutikti mane galima 2 vietose. Dirbu Saulėtekio klinikoje ir klinikoje dentistė. Taigi ne 2 vietose. Galim pasikalbėti apie ksilitolį. Galim pasikalbėti apie ksilitolį ir parinkti jums priemonės, sugydyti, ištraukti. Galima daug ką padaryti.
Ačiū gydytoja už pokalbį. Tikimės, kad atsakėme į daugelį klausimų, kurie sklando visuomenėje. Paneigėme tam tikrus mitus susijusius su vaikų sveikata. Jeigu turite papildomų klausimų, kurie yra susijęs su vaikų dantimis, drąsiai juos užduokite komentarų skiltyje ir jūsų klausimus bus atsakyta antroje laidos dalyje. Ir šypsokimės, nes šypsena nieko nekainuoja.